Ką, sveiki, Karkesto žiūrovai. Šiandien turim Liną svečiuose. Iškyla klausimas, kodėl mes stovim. Tai stovim dėl to, kad salė yra šalta. Tai eisim į ofisą pakalbėti plačiau. O dabar Lins pristatys, su kom atvažiavo. Ką čia mums parodys prikolų. Ką, atvažiavau šiandien su savo nauju, gal ilgesniu projektu, tai BMW 840 CI, kas žino, tai čia yra 4.4 naujesnė dėžė. Amerikonas, pasiėmiau projektuką, jo, praktiškai... Aš žadėjau sakyti, ar nuo tralo, ar iš laivo? Praktiškai nuo tralo iš konteinerio, tai... Pasiėmiau degusį projektuką, kaip matot, jau važiuoja ir pradėsim po biškį pildyti fantaziją ant šitos mašinos. Nu, apie tolimesnius planus pašnekėsim po to, o dabar šokam į ofisą. Atėjom į ofisiuką, kaip Paulius rašė, kontorą. Ką tu ten filmuoji, berniuk? Aš nufotinau. Tai pradėsim klausimus, turiu pasirašęs šiaip... Atitolęs nuo automobilių kultūros, tai žmonių klausimų mažoka buvo. Tikėtina. Bet, kaip sakant, savo pasirašiau. Tai nuo ko prasidėjo meilė automobiliam? Tamstos. Čia geras klausimas. Iš tikrųjų, jo, geras klausimas, nes net neįsivaizduoju, nuo ko prasidėjo. Buvo momentų tokių šuolių visą laiką pas mane, kada pradėsim nuo ten labai jaunų laikų 18, kai jau ten turėjai mašiną ir prisisvaigdavai visokių modifikacijų, iki pagrindą nežinau, gal didesnė meilė taip mašinom parėjo po šiai dienai, atsimenu, atvažiavus į Klaipėdą, nes aš originaliai ne iš Klaipėdos, tai mes visi čia sėdintys kambariai, originalai. Tai gal prasidėjo tas pagrindas, sakyčiau, kad užėjau į Klaipėdą, dirbau ant takso ir matydavau pagrindą tas tokias Z3. Iš mano kartos visi žinom, apie kurį Z3 mes šnekam. Tai jisai anksčiau važiuodavo susižeminęs iki tiek, kad kiekvienas kelio nelygumas eidavo kibirkštys iš galo ir, man atrodė belenkaip smagus dalykas. Ta prasme, atrodė stilius, gražu, viskas, ta prasme, iki. Tai man tas gal didžiausias kablys buvo, kur... Bet tai prasidėjo jau vyresniam amžiuje, ar vaikystėje nebuvo iš vis? Ne, anksčiau 18, aš 18 jau, tarkim, neatsimenu, 18-19 aš turėjau antrą Golfą. Tuninguota su panaikintom rankinėlėm, palei tų laikų tendencijas. Taip, iš makrūkas? Žinoma, makrofleksai, išpakliai ir visa kita. Ta prasme, kas pradeda trūkinėti, lyst galai po poros metų. Jo, ten tokio stiliaus tuningas. O koks buvo pirmas automobilis? Tai tas Golfas ir buvo? Ne, pirmas automobilis gal buvo, kai man buvo 14. Tai buvo antras Golfas GTI, be stabdžių. Išsimainiau tais laikais, kas žino, jeigu žiūrės kažkas mūsų amžiaus, tai Nokia N95 tada buvo, nežinau, pats vienas iš geriausių telefonų. Ir aš nusprendžiau, kad man reikia mašinas ir išsikeičiu tą telefoną į mašiną. Ką, aš į mokyklą peškom vaikščiais? Ne, ten buvo tiesiog, norėjau mašinas, nežinau, nei kaip mama reaguos, nei kas. Ir tiesiog išsimainiau, be stabdžių, atsimenu, dar nuvažiavomės 30 km iki namų patys. Faktas, bandėm ten kažką pasiremontuoti, kas nepavyko. Antroji dienoje jau turėjom įspėjimą, kad bordiūrais pravažiavus tą mašiną pasirodo nebevažiuoja. Bet mes sugebėjom ją susitvarkyti ir trečioje dienoje apverčiau. Tai būtų jau geriau telefoną pasilikęs. Jo, bet tų prisiminimų, žinai, nepamirši. Plius, kaip tik susipažinimas buvo su mama, kaip reaguoja į tokią situaciją, žinai. Tai jo, tai nuo to laiko, sakyčiau, daugiau su mama pradėjau sutarti po to laiko, kai jinai mane ištraukė iš visų tų reikalų, žinai. Padėjo tą mašiną panaikinti tais laikais ir panašiai. Tai jo, tai čia daugiau gal su mama pradėjom sutarti. Supratau. Tas klausimas yra, nes visiems užduodu, bet tau jaučiu nelabai jisai tiks, bet
kaip sezonas šitas? Nebuvo realiai jo. Ne, man šitas sezonas iš vis nesiskaito, buvau per įdomumo dėlę nusipirkęs E38, nespėjau, niekas nežino labai, bet jo, nusipirkau, beveik pasiruošiau, kadangi į renginį negalėjau pats važiuoti. Vaikas apsirgo, tai tiesiog paėmiau, pardaviau greitųjų tą pačią dieną, tą mašiną ir viskas. Ir pasibaigė mano projektai ir tada naktį sėdint tiesiog užmačiau, kad yra aukcionas, kuris mane labai domina. Ten, nežinau, kiek metų svajonė buvo nusipirkti 8 klasės bimbalą, tai pamačiau, parodžiau žmonai. Žmona sako, jo. Žmona aprūvina. Žmona aprūvina, jinai visą laiką mano visas nesąmonės aprūvina. Tai jo, dėkui jai, bet, ta prasme, aprūvina visą laiką mano visas nesąmonės. Nu, nežinau šiaip, bet, nu, ką, nebuvo ta, kur, žinai, kur, ne, nu, tai tu daryk, ką nori. Žinai, Ne, jeigu ta situacija būna, dažniausiai aš jau turiu pergalvoti. Persvarstyti. Bet jo. Tai sezono nebuvo, ne? Ne, sezoną iš vis neturėjau, niekur neišvažiavau, mašina pradėjo važiuoti šį antradienį, nu, pradėjo anksčiau biškį važiuoti, bet išvažiavau šį antradienį, atgavęs sėdynės visą kitą, buvo ten ir be sėdynių test drive'as, bet... Mačiau. Jo, tai šiaip mašina dar tik pradėjo važiuoti, o manau kitą sezoną gal jau pradėsiu važiuoti, bet na, aš važiuosiu savo malonumui. Tai... Nu, kitą sezoną jau kaip... Pakviesiu aš tave, kai jau bus padaręs pilnai, jau pažiūrėti, kaip atrodo. Nežinau, ar visą savo viziją išpiešiu. Ne, nu, turiu omeny, kaip bus jau. Jo, nes man legalizavus tą mašiną pilnai tvarkingai, ten vėl turės viskas išsiardyti ir vėl viskas persidaryti. Tas jo. O šiaip vis tiek, matai, karts nuo karto mytus dar kažką, kaip vertini tą automanų judėjimą, kaip... Mes, kaip sakant, pradžioje judėdavom, kaip dabar viskas vyksta. Iš tikrųjų geras klausimas, žiūrėk, kas yra mums automanas. Nes mes, kai judėdavom anksčiau, tarkim, tai mes esam bendraminčiai, tie, kurie anksčiau garažį kartu sėdėdavom. Tai man tas automanų judėjimas daugiau linksmiau, kai vienas šveičia mašiną ir 7 sėdi šašlyką ketvą prie garažą ir, ta prasme, vyksta pilnu tempu, gera nuotaika, aišku, kas prikimba, kas padeda, kas šiaip atvažiuoja atsigert nealkoholinio alaus. Ir, nu, nežinau, man tas buvo, nežinau, smagiausi tie laikai į renginį, nuvažiuoti, mašiną parodyti, nu, nežinau, aš nebuvau tas labai niekada dėmesio auka, taip gal pasakyčiau. Nu, tas jo, o pats tas, kaip sakant, galvoja eina žemyn ar toks aukštyn pati ta automanizmo sritis? Manau, klasika būtent, jeigu paėmus, tai jo, jinai eina ganėtinai mano akim, jinai eina žemyn, todėl kad žmonės daug kas, ir iš, tarkim, mūsų bendro rato, kas turėjo klasikas, važiuodavo, daug kas išsiparduoda, nebenori lipti ant to pačio grėblio, vien dėl, nežinau, detalių, projektų brangumo ir visa kita. Todėl, kad jeigu jungus logiką, tai čia logikos nėra. Protingi žmonės nedaro senų mašinų, taip vardinti. Protingi žmonės bet niekas nesakė, kad mes esam protingi. Čia tas faktas. O pačioj Lietuvoje? Bet aš dabar taip iš Lietuvos gal paklausiu pačių projektų atžvilgių. Kaip manai, yra tų dar... Gražių projektų? Jo. Bet ar jų daugėja? Ar, žinai, tas toks, kur... Nes, pavyzdžiui, kai tai pasižiūri, tai procentaliai, nu nežinau, labai mažas procentas atsiranda. Dažniausiai... Priklauso, kas yra gražus projektas. Miksuojas tie patys projektai. Nu, kažkiek išskirtinesnis. Tai aš, pavyzdžiui, turiu irgi, tiesiog man po tai dienai, nuo mano pradžios, pas mane yra tas toks fetišas, kur mašinai turi būti suleista ant koilų, bet jinai turi būti suleista per riebiai. Taip, sakykime. Per daug. Jo, tai man čia yra, nežinau, man jau yra super projektas, jeigu ta mašina, nežinau, ten ir 1000 eurų vertės, bet jeigu jinai atrodo gerai suleista, tai nežinau. Čia kaip praeitą dieną su Nojum diskutavom, kad nes jis ten ieškojo rato ant 3/4 universalų, tau aktuali tema irgi kažkada buvo, tai ieškojo rato ir žiūrėjom vienus kitus ten, čia Blitzų kopijas, nu ten, žodžiu, tokius. Ir žodžiu, sakau, bet tu supranti, sakau, kad
čia yra toks, nes jis ten nuo pagrindo, tą 3/4 kelią, nu ten dugnas, viskas, ten virinas, išardyts, jis dabar padrėti, nu ten žodžiu. Ir sakau, tu supranti, sakau, kad čia yra labai svarbus sprendims ratai. Nes sakau, didžiąją dalim sakau, tu paimk bet kokią lūsgę, suleisk, uždėk ratus, jau mašina čia atrodys geriau, žinai. Taip, mes turim pavyzdį, Vukas ratus iš manęs nuojas lyvas nusipirko, taip. Jo, skaityk ant slyvos, susidėjo ratai ir iškart kitas. Taip, aš darbinę slyvą atsimenu, turėjau, tada ratai guli garažį, žiūriu, 11 jo, gal biški per daug darbinį, 18. Ai, bet kadangi gulit, tai uždedam, ką jau čia, gulės garažį, tai ilgai nepasivažinėjau. Dabar, tarp kitko, tie ratai pas Valterį ir... Buvo. Ant kito projekto išėjo, Per buvo ir jisai, tarp kitko, prisimatavęs tos ratus prieš tai, jo, tas taip. O ką, šiaip automobilių kultūra tau reiškia, tos vakarus garaže? Nežinau, gal automobilių kultūra aplamai bendras, va tas man patinka, pavyzdžiui, man patinka tikrai BMW klasikų mitai, nebūtinai, tarkim, plateliai, aplamai anais metais užėjau ir į Kačerginę ir, ta prasme, man patinka va tas, kad yra skirtingos bendruomenės. Parodiniai yra tie, kurie visi žmonės eis ir, ta prasme, žiūrės, o čia klipso kokią neidėją, o čia ten 2 mm turėjai bamperį išstumti ir panašiai. Ta prasme, yra perfekcionistai, taip vadinkim, gal susirenka, ne? BMW klasikose man patinka, kad visi susirenka tiesiog su gera nuotaika, pasižiūri, jeigu iš poros metrų tavo mašina atrodo gerai, reiškia, jinai yra gera. Tai vat, man tas gal patinka, aš nebuvau perfekcionistas niekada, nesistengiau ten padaryti kažko viską, davesti iki galo ir, ta prasme, nežinau, aš darydavau taip, jeigu man tinka, jeigu man patinka, aš važiuoju, viskas. Tai, sakyčiau, gal man labiau tas bendrai visumoje ir garažas susideda iš to ir susideda tas toks, kur važiuoji 3 nakties išsišiepę su, nežinau, kad ir tą pačią krekždę namo, nes tu pasidarai viską, ką planavai garažą. Nu, tai irgi labai, ta prasme, dasideda. Bet daugiau, kiek suprantu, vis tiek tas yra tas bendravims, tas buvims dar, žinai, tarp tų automanų. Ir, nes, pavyzdžiui, tokias parodas... Bent jau kiek aš esu važiavęs į parodas, nežinau, gal kažkur kitur ir kitaip, bet, pavyzdžiui, jeigu tu atvažiuoji į parodą, su klasikais vėl kitaip yra, nes jie irgi ten visi bendrauja, šašlai, nealkoholinis alus ir taip toliau, žinai. Bet, pavyzdžiui, užsemti ir panašiai. Nealkoholinio alum. Tai, žodžiu, bet kai tu nuvažiuoji į paprastas tokias parodas, ten kaip, nu, ne tai, kad paprastas, bet didelės, tokias kaip Memel Motorfest, dar kažkas, tai tu vis tiek, jeigu sutinki kažką iš savų, jeigu kažkas važiavo, tai tu dviesi ir būni, žinai, tas toks nėra tokio vis tiek, kad, žinai, visi tokie atvažiuoja ten, žinai. Jo, ten, nu, ta prasme, ten atrodo, kad, vat, grinai žmonės važiuoja tokie, kurie servizas nuo A iki Z viską pasidarė ir tiesiog jam reikėjo atvairuoti mašiną. Tai, ta prasme, čia mano suvokimas, nesupykit niekas, ta prasme, čia mano tiesiog suvokimas, kad man atrodo, aš esu ne to dar lygio, kur man važiuoti, žinai, į Memel Motorfestus ar kitas ten parodas, ta prasme. Jo, čia kaip pavyzdys, pavyzdžiui, kaip ir šnekėjom prieš prisėdant, Martynas Savickas, kur mes atvažiavau, čia praeitais metais buvo 1000 kilometrų lenktynės, MMF paroda, atvažiavau viens pats, Monika negalėjo, su Vabalu, karočiu, atvažiavau viens pats, nežinau, bus pažįstamų, nebus, žinai, ir Martis buvo. Ir mes visą dieną su juo, žinai, ten hihihaha. Ir jis tada man papasakoja apie tos varžtus, kur tu pasakoji, kad visus ten iš naujo atsinkuoti ir taip toliau, žinai. Ir dienos pabaigoje jis, aišku, galą neišlaukė jau, nes ir tai buvo ten +3 ant to tilto stovėti, jokie, nu ten žodžiu. Martis basankiai sėdi, pavėsi, švyti, bičas. Jau tas garsas net yra nuo jo, tiek įdegęs, nu kai krabas. Ir jis taip sėdi, sakau, ką Martis, sakau, važiuosi, sakau, dar ant tiltą. Lemba, sako, man atrodo, kad ne, sako. Ir išvažiavo ir aš paskui dar grįžau. Aišku, jau ten iš pažįstamų nieko nebebuvo, tai šmirinėjau viens pats. Ir paskui pasakė man, kas laimėjo, ten, man atrodo, top 10 MMF yra kažkas tokio. Ir kas laimėjo.
Nu ir taip liūdna, aš kai žinau, kamartis ten kiekvieną varžtą cinkavo tai mašinai, o laimėjo, nu irgi nesupykit, aš neturiu nieko prieš, bet Chargeris, pavyzdžiui, koks nors, kaip daleiskim, kaip pavyzdys, žinai. Nu, čia ne... Tai prasilenkia kažkur kažkas toj vietoj, žinai. Jo, nu, plus, žinai, gal organizatoriai dar didžiąją dalim, aš kiek esu, pavyzdžiui, anksčiau aš tikrai, jeigu atsimenu su 3-4, aš labai aktyviai važiuodavau į renginius, važiuodavau, nežinau, Kėdainiai, Vilnius, Kaunas, ta prasme, mes tam būdavo kas pirmas, kas antras savaitgalis, nu, ta prasme, kas antrą savaitgalį arba kiekvieną savaitgalį mes tikrai važiuodavom pastoviai tas parodas ir tad kreipdavai dėmesį, kad, pavyzdžiui, Klaipėdoje pas mus daugiau tie tokie nevietiniai atvažiavę gauna apdovanojimus. Gal, žinai, dėl to, kad, ta prasme... Iš kur tu žinai? Gal dėl to, kad yra palaikymas. Žinai, nevietiniam, nes žmogus atvažiavo 200-300 km ir panašiai. Gal čia ta, nežinau, nesigilinu iš tikrųjų, tos irgi organizatoriai ten nesupykit, jeigu žiūrėsit, žinai. Simai nesupykit, bet mes šnekėvada. Čia, man atrodo, esmė tame, aš pavyzdžiui, niekada nesireikšmiu ir tų apdovanojimų. Jo, faina, malonu, kai tu gauni kažkokį ten apdovanojimą, kaip pavyzdys, nes su 3-4, ten, nežinau, man realiai finale metus laiko paužiaus, man pačiam nepatiko ta vizija, ką aš buvau padaręs, nors ten, spėju, daugam patiko mano tas fitmentas toks padarytas, žinai, ir ten buvo tas daug žmogus, laiko. Kur rašė, kada toks pat fitmentas, jaučiu nelabai žino, kad ten su oru buvo. Jo, ten buvo su oru, po to buvau grįžęs atgal ant koilų iki to pardavimo, po to išardymo ir panašiai. Tai... Ką norėjau sakyti, tu kažkaip labai puikiai, tu net nebūdams renginiuose labai puikiai pataikėmės, Simai nesupyk, bet dabar buvo paskutinis tas Night Ride'as, žinai. Mes ten, nu, aš tai ten važiavau tikrai, aš net negalvojau, kad ten kažką laimėsiu, žinai. Ypač su tokiu 3-2, nu jis nėra toks, kad flash'i būtų, žinai, kad tipo, labai jau traukt. Ir aš klausau tos apdovanojimus. Vienas nevietinis, antras nevietinis, trečias nevietinis, ketvirtas nevietinis ir aš taip... Nu, aišku, gavo ir vat, mūsų draugs Arius gavo, žinai, viską, bet toks vėl, žinai, ir kur tu dabar sakai, aš dėl to ir žvengti pradėjau, nes, nu, taip ir buvo, nes atvažiavo. Bet anksčiau taip pat būdavo. Nu, aš sakau, niekas nesikeičia. Lygiai tas pats, nežinau, tam pačiam MMF, lygiai aš suprantu, kad žmogui tada... Kaip čia pasakius? Aš suprantu, nesupraskit blogai, tie bildai ten yra. Nu, ta prasme, Foresteris buvo tas labai achujanai padarytas. Nu, ta prasme, gražus projektas. Yra, į ką žiūrėti, ten viskas su jais gerai. Tiesiog gaunas toks, žinai, kontrastas, žinai, kad tipo... Bet aš suprantu ir, pavyzdžiui, iš organizatoriaus pusės, arba ten, žinai, jeigu kažkokią grupelę renk, žmonės atvažiavo ir... Tiems dar apdovanojimai. Žinai, kas man labiausiai patiko gal kontentų apdovanojime, vat, jeigu pradėsim šnekėti apie tą, tai tarkim, nuvažiuok į klasikus. Pasižiūrėk, kaip jie renka gražiausius ratus, gražiausias mašinas ir visą kitą. Jie pasiruošia, jie investuoja, tai aš sutinku. Bet jie plus minus, tarkim, pasidaro 400 lipdukų. Ir gauna kiekvienas žmogus ten esantis, nesvarbu, ar tu su projektu atvažiavai, ar tu esi mama, teta, ar vaikas praeinantis. Gauna lipdukus, kur yra surašyta gražiausi ratai, nu ir kiekvienas ten lipdukas, ta prasme, kiekvienam apdovanojimui. Aš neatsimenu ten, kiek jų yra, bet žodžiu. Ir yra netgi po 3 vietas kiekvienam. Ir kiekvienas žmogus turi eiti ir pats balsuoti, pats klijuoti ant mašinos. Tai va čia man, nežinau, man tas labai patiko, tie lipdukai nusilų palengvai, pats esu gavęs 2-1, tai ta prasme, nusilų palengvai, viskas atrodo gerai, bet man toks balansavimas atrodo švariausias, geriausias ir iš organizacinės pusės aš nemanau, kad mums reikėtų labai stengtis, kad būtent Vilnius atvažiavęs mes juos turim paminėti ar pagerbti. Žinai, gal ir ten gražiausi objektai, bet vat, yra žmonės, vat, kaip jūs, ne, tarkim, mes visi nesutinkam tiesiog su ta nuomonė, tai čia gal yra toks sąžiningiausias, kur tu sėdėsi, nu ir ką, tu, ta prasme, okei, tau atrodo neteisinga, bet 500 žmonių taip nubalsavo. Nu, taip, tai, ta prasme, čia viskas faktas. Labai mielo malonu. Latvijoje, Liepojai buvom prieitais metais, tai jie darė dar kitaip, jie šnirelius, bantukai, žinai, davė žmonėm bantukus ir jie užrišinėjo ant valytuvų, žinai. Aišku, po to yra reikalų juos atrišti, jeigu kažkas tai, tie lipdukai gal manau geriau, nes lipdukas yra labai mažas. Bet jie irgi va tokią padarė opciją, kad, tipo, nu va, nu,
tam daugiausiai surišta, nu tai tam ir atiduosim. Nesvarbu, gal jis daugiausia draugų atsivežė, bet gerai, daugiausia draugų, daugiausia prizų. Tai ta prasme, nu bet čia žinai, klasikose, aš manau, visi suvažiuoja ten, man dėl to gal sakau, labiausiai patinka jų renginiai, nes ten visi suvažiuoja su gera nuotaika. Tu, ta prasme, tu atvažiuosi su BMW pirmą sezoną važiuojantis, atvažiuoja Latvijai tie patys. Jie pilnai randa su kuo bendrauti, pilnai randa su kuo leisti laiką ir, ta prasme, ten, jeigu labai nori netgi alkoholinio alaus atsigerti, tai tau tiesiog reikia praseit porą kartų ir tu tikrai rasi kompaniją su kuo ir ką gerti. Girdėjęs aš ten problemų. Jo, tai nežinau, aš esu buvęs, daug kas gali pasakyti netgi, kad aš nesu tas labai linksmai vartojantis, žinai. Bet, ta prasme, man irgi pilnai patinka, nes ten visiškai kitaip, nu, ta prasme, nuotaika visiškai kita. Kaip pavyzdys, va, paskui anais metais buvom, Hebra tiesiog vidury nakties pasiėmė projektorių, atidarė balto BMW kapotą ir ant jo paleido filmą vidury nakties. Susinešom visi kėdutę, sėdim, kas geria, kas šiaip šneka, kas, nu, ta prasme, stovi 100 žmonių 11 valandą vakarą žiūri filmą. Tai... Nu, jeigu jau šnekam apie projektus, tai išvardink 3 projektus Klaipėdai, tau tokius top. Klaipėdai? Realiai pagarbą labiausiai atiduočiau tai Marčiui tam pačiam. Nes žmogus, nu, kiekvieną projektą ten, nežinau, aš labai gerbiu už tai, kad jis sugeba padaryti projektą nuo A iki Z iki idealaus stovio. Aišku, aš pilnai suprantu, kad tie dalykai tokie nemanau, kad atsiperka. Bet, nu, čia yra nuostabu. Aplamai visi žmonės, kurie sugeba daryti tokiam stiliui projektus, aš nesu to tipo žmogus, tai tikrai gerbiu tokius projektus, ta prasme, ir tikiuosi, kad jūs juos įvertina, žinai, lygiai taip pat. Šiaip jokas jokiais spėjai, nežinau, kas žinos, kas nežinos, aš tikrai nežinau, kas vairuoja tą mašiną. Man žiauriai patinka yra Kem 6 universalas, šiemet nemačiau, mačiau praeitais metais, Kem 6 universalas. Tiesiog standartinis pilkas, kuris sužemintas iki tiek, kad viskuom... Ne, įmant. Nežinau, kas vairuoja, tikrai nepasakysiu, dabar, bet aš esu matęs į ne kartą miestą. Sužemintas iki negaliu, per kalniukus braukia viskuom, kuo įmanoma, nu man belenkai. Ten yra bodis uždėtas. Aš ką ir turėjau, taip, omeny, man nesvarbu, kaip tas projektas atrodo, man jis atrodo belenkai gerai. Nu, ten dar bodis. Man jis miestą važiuojantis, man jis atrodo idealiai. Tai jis su tokius ten su, karočią, be techą išvažiavo. Čia. Gal užpipinsiu šitą vietą. Buvo žiemą, pavasarį prasidėjo. Jo, ir išvažiavo į Lenkiją, į Varšuvą. Bičas, su tokiu stensu, karočią, išvažiavo į Varšuvą, karočią. O Lenkijoje keliai yra geri, tie magistraliniai ir kaimų, bet miestuose pačiuose, nu ne visur labai smagu yra, ypač su tokius tenus. Jo, sprogo padangą ir išsimontavo, nu karočią, jis ten su nuotykiais, bičas išvažiavo. Gerbiu tikrai tokį projektą. O trečias, geras klausimas iš tikrųjų, daug yra gražių mašinų, mes patys žinom, pagrindė faktas Hulių, tiek Martyno, tiek... mūsų stiklų klijuotojo dėdės, ta prasme, nu, huliganų yra jų gražių, aplamai daug mašinų yra gražių. Nu jo, Klaipėda šiaip turi tų huliganų tikrai. Turim. Yra, kaip pavyzdys, va tas Civikas, apie kurį visi šnekam. Jo, jis man gal nemėliausių formų, tikrai iš jo nepirkčiau, bet jis... Tas geltonas? Jo. Jis gražiai atrodo. Tas jau. Ta prasme, kad ir ta pati Mazda 6. Nežinau irgi kas... Stensat Mazda tą? Jo, nu man jinai, nežinau, man jinai dailė, kaip standartinė mašina, kuri, ta prasme, nesivažinėja. Šiaip, nežinau, man miela malonu, kai matau daug mergaičių iš tikrųjų vairuojančių krekždės, kompaktai, sedanai ir panašiai. Yra tikrai padaugėja, nežinau, arba man tik tai taip gal atrodo. Ne, jo, faktas. Tai va, visi, kas vairuoja senas mašinas, turi gražius projektus. Nesvarbu, ar jinai ten su slenkščiais, be slenkščių, bet, nu, taip. Nu, gražiai žiūrėt, bet... Jo. O kada nors gailėjais, kad įsitraukė į šitą liūną? Žinoma. Ar geriau būtum vairavęs Toyota Yaris? Yariso gal ne. Ne, žinoma, kad gailėjaus. Daug kartų gailėjaus. Kiekvienas projektas yra parduodamas, kiekvienas projektas yra, kad gana jo užteks. Bet, kaip matai, neišeina taip. Tai, nu, tiesiog, ta prasme, jo, nu, yra be...
kaip čia įvardinti, yra daug pinigų išvaistyta tiem projektam. Ta prasme, yra tikrai, kur aš esu gal tas daugiau žmogus, kur projektas tengiasi daryti su matematika. Nu, ta prasme, nesusipykti visiškai, būna kartais užsimiršti. Tarkim, kaip aštuntukas, tai dėl jo aš nepergyvenu, ta prasme, nes neturiu plano iš vis pardavinėti. Bet gal atradau savo, nežinau, bet didžiąją dalį visų projektų, kurių esu daręs, visą laiką stengiausi nesusipykti su matematika. Tai ta prasme, kad nenusipirkti visiškai supuvusio lavoną ir bandyti kažką padaryti tokio, kas būtų... Ne, čia blogiausias variantas. Jo, čia tą blogiausią scenarijų paimkim, kaip, yra tikrai, maladėt, šaunuoliai, jeigu jūs taip darote, jeigu jums patinka, bet man tas blogiausias scenarijus, tu vis tiek kažkada norėsi išbandyti kažką kitą. Pas mane projektai parsiduoda gal dėl to, kad būna kartais jau užteks, gal kažkur kitur pabandysiu save, gal tiesiog parduosiu, ramiai pabūsiu, kas neišeina, man nesigauna šitų klausimų, bet... Tai jeigu reiktų taip 2-3 sakiniais apibūdinti, kas yra tikras automatas, tavo akim. Vat grinai tikras automatas. Tikras automatas, esi gal matęs tą video užsienio, kur... Prasideda. Kur žmogus sako, nesvarbu, kiek valandų dakties, tu matai sužemintą mašiną važiuojančią per miestą ir sėdi bičas purminas, visas tepaluotas ir sėdi toks, žinai, tai jo, man čia gal yra tas, kur aš pats esu taip važiavęs, aš važiuoju 4 nakties, ten pusvalandžio darbą daręs 3 paras ir man belenkaip šypsina kelia, kad ta mašina vėl važiuoja, nes su senais projektais tai būna, kad jinai tiesiog yra buvę, kad tas draivas nuvažiuoja iki plovyklos ir jinai nebeužsikūrė. Jo, čia senos mašinos privalumai. Jo, čia senos mašinos pliusai, kur biškai pastumk, patikrink, kiek draugų turi ir panašiai, jo. Tu mane tempėsi iš Dituvos irgi. Su sena mašina. Tikiuosi negreitai. Jo, aš galvoju, kad aš mirsiu. Jo, yra buvę, žinau, tas nusiskundimas, nežinau, su tavim draguojam, kai ant šniūro buvo kažkas man prikabinta. Ne, mane tiesiog Dituvos keliu su kompaktu labai greit tempiai. Aš su kompaktu buvau, tu su 3-4. Ai, tai normaliai. Po to įsikrovė akumuliatorius, nebevalo valytuvai ir aš nieko nematau. Šviesas nebedė kompaktai ir tas, ten Dituvos keli, nežinau, 900 ir... Bandykim argumentuoti taip, kad aš tiesiog bandžiau rasti optimalų greitį, kad tau langą nupūstų. Palikim ties tom. O koks būtų pačio svajonių garažas iš 5 automobilių? Neįmanoma įtilpti 5 mašinas. Čia vienas iš tų, kur... Ne, man patinka išbandyti mašinas. Ta prasme, paturėt, pačiupinėt ir visai. Daug mašinų iš tikrųjų. O Jezu, jeigu pradėčiau vardinti, pradėkim nuo to. Jo, gal gerai, pabandom sudėlioti, tai būtų 8 iš karto pasistatau. Nes čia viena iš svajonių. Dar viena svajonė, kurios spėjau nebeišpildysiu gyvenime, tai L7. Čia jau sunkus variantas. Jo, kažkada prasileidom su žmona, norėjom, nežinau, kodėl mes nenuvažiavom ir nepirkom Olandijai, nes buvom nusižiūrėję, buvom susiradę ir ta prasme buvo žmoniška kaina, tada dar, aš neatsimenu, tik euras buvo įvestas 13-14 gal tūkstančių. Ta prasme, jeigu šiai dienai pažiūrėtum, tai tikrai yra centai. Nežinau, tiek žmonai, tiek man G klasė. Nors jis nėra kažkas tokio, bet nežinau, man jis patinka tiesiog. Čia būtų gal toks vaikui į darželį važiuoti, kasdienai naudojama. Ta prasme... 3 jau pasakei? Jo, o toliau neįsivaizduoju iš tikrųjų. Nežinau, 3-4 Skyline'as. Čia būtų neįprastai mano daržą, Japonas. Vėl grįžčiau prie savo nuoskaudų. Ir geras klausimas, iš tikrųjų 5 mašina neįsivaizduoju. Džipą? Tai jau G klasę turim. Jis plentinukas, bet man ir užtenka. Aš nesu džipų mėgėjas, iš tikrųjų. 5 mašiną pasistatyčiau, nežinau iš tikrųjų net ką pasistatyčiau. Kažką kintamą, taip įvardinti. Supratau. Kintamą senolį. Nekankinsiu. Bet tai 8 jau dabar jau taip įcementuots bus, Žinai, gyvenimas gali per kuprą užmest, bet ta prasme principas jo.
kol kas svajonės ir tikslai yra tokie, kad jau būtų pas mus šeimoje pasilikęs, nusėdęs, prie jo prisijungtų projektą. Na, taip. Baisiausias automobilis tavo akim. Tik neatsakinė. Toyota Prius? Sakai? Jo, nes ta prasme, gyvenime nepirkčiau, nes bijočiau sustojus prieš visaporą, kad įlips kažkas. Pirmos kartos, man jis tikrai baisus. Man jisai tikrai baisus, žinau, kad multiplą visi nuvertintų. Nežinau, šiaip daug negražių mašinų yra. Kad ir tų pačių kiniečių. Bet, pavyzdžiui, Priusas pats tas naujausias, jis neblogų formų. Gali būt. Ne, aš kalbu apie tą pirmos kartos. Ne, žinok, nesidomi Toyota sferą. Aš tai žinai, užšoku kartais galvoju, gal peršoku. Ne, aš žinok, aš galvoju jo irgi apie Volvo, jau ta prasme apie sandalus, koinės ilgesnės, bet dar neišdrįsau. O jeigu reikėtų vieną gražiausią automobilį įvardinti? Tokį, kur jau tops tau. Nežinau. Ne? Man daug mašinų gražių. Ir visų neturiu. Čia blogas klausimas, automanų yra. Jo, nes, ta prasme, nežinau, man daug mašinų gražių. Nesvarbu, kiek tu pinigų turėsi, tu nusipirkęs vieną, tu norėsi pabandyti kitą. Kuom geresnį. Bet tai tema klausimas yra, jeigu reiktų pasirinkti vieną automobilį. Jeigu būtų taip susidėliotų gyvenims, kad reiktų pasirinkti vieną automobilį, kurį vairuosi visą likusį gyvenimą, koks jisai būtų. Bet garažą galėčiau turėti dar kažką? Ne. Tada nežinau. Jeigu garažę galiu turėti tuos nekasdienius ir vieną dieną kasdienį, tai pasimčiau kokį L7 kasdienai važinėti. Bet galė sėdėtų. Ne, man ir vairuoti patinka. Aš dėl šeimos komforto pasimčiau, man graži mašina. Longas man patinka privalumas tas, kad atsisėdi, tas pats vaikas, tau sėdynės net nepasiekia. Tarp kitko, mano dukrytė paskutiniam longė, kai važinėjos, tai jinai net pyko, kad jinai įspirti sėdynę negali. Čia vaikui priklauso. Jo, bet jinai longė dar toli gražu įspirti sėdynę, tai viskas. L7 jo labiau būtų. Jo, tam būtų iššūkis iš viso. Kur matai save ir auto pasaulį po 10 metų? Nutolęs jau nuo visko iš vis? Ar... Aš ir dabar galėtumai nutolęs. Ne, aš jo, bet tai ar nutolsiu dar labiau, ar grįši? Ne, nemanau, man tas, žinai, čia, ta prasme, man čia yra kaip hobis. Čia nėra mano kažkas super su darbu susiję, dar kažkas, man čia yra hobis, man patinka nesąmonėm užsiminėti. Aš tikiuosi, kad aš būsiu senas ir dar atvažiuosiu porą saulių išpiešti kokį mytą, nors pensininkas būdamas, žinai. Tai nežinau, nemanau, kad pasikeis kažkas labai nuo dabartinės situacijos. O su pačiu auto pasauliu, kaip manai, kas dėsis? Nežinau, pradėsim G-škės tuninguoti, F-kės. Ta prasme, dabar jau yra prasidėję tas, kad, nusipirkam F-kę, įdedam žeminančias spiruoklės, uždendam, nežinau, belę ratus, dar Makstono lipus, arba, nežinau, ten iš fanieros išpjautas nesąmonės prisukam. Mes anksčiaugi darydavom, atsimeni, būdavo, norėdavai daryti, kokie Makstonai, nusipirkė fanieros. Kokie Makstonai? Kaip išsipjoviai, taip ir turėsi, juodų dažų pasiėmė ir viskas, ir važiuojam. Būdavo. Tokias apdailas būdavo. Normalus dalykas. Tai į temą, ką palinkėtum tiem, kurie pradeda, pavyzdžiui, tik dabar automaną kelią, koks būtų patarims iš dėdės? Čia automaną kelią pradeda projektą? Jo, su projektais aš turiu omeny. Jeigu projektą darykit kaip suvokėt ir kaip leidžia biudžetas, bet neįsivelkit baisiau negu leidžia jūsų biudžetas, taip gal įvardinčiau, nes didžioji dalis automano kelio užsibaigia ties tom, kad tu nori prisižiūrėjęs, nežinau, video ar dar kažkokių informacijų prisirinkęs iš draugų, tu bandai padaryti projektą nepalei savo kišenę. Tai visi mes tą praėjom, esam abudu patys rinkę tokias nesąmoningus projektus, kur, ta prasme, kišenės įvėjai išvilpia, dažai vos ne iš senukų ir vis tiek tą mašiną važiuoja. Tai darykit palei savo projektą, belenkada galėsit vėl išardyti, vėl surinkti. Man, pavyzdžiui, projektą darant, aš turiu su tą mašiną pravažiuoti kaip ir su 8-tuku. Man buvo jau biški demotivacijos atsiradę ties to klausimu, kai tu leidi tikrai nemažai pinigų, rinkdamas tą mašiną ir, ta prasme, ir galvoju, o verta? Ta prasme, ar tikrai verta tokio, taip daryti?
Ir kai tu susirinkti tą mašiną ir tu pravažiuoji, jo, jinai dabar ten nėra pilnai surinkta, ten nėra lubų, daug kas nėra dabaigta ir panašiai, bet aš pravažiuoju ir aš suprantu, kad man verta. Man verta, nes aš atsisėdu, aš užsikūriau tą mašiną, pravažiavau, nežinau, 10 km, man pakėlė nuotaiką visai savaitę į priekį ir, man verta. Tai, sakau, pagrindinis gal bus tas, kad neįsivelkit per daug, negu jūs galite. Ir viskas. Tai, kadangi jau paminėjai aštuntuką, tai prieš žiūrovų klausimus, tai kokie planai yra dėdės aštuntukui? Susmaukti iki negalėjimo? Iki negalėjimo gal ne, nes biški mašina ne to biudžeto. Tai gal vardinsiu, biški gaila man jos būtų, tai susižemint nori ją tvarkingai, bet ne per daug. Nežinau, pasidaryti saloną, užsidėti ratus kažkokius įdomesnius. Spalvos keitimą, ne? Ne. Paliksti? Norėčiau, faktas, man asmeniškai aštuntukas raudonas yra kažkas tokio, bet irgi gaila keisti spalvą. Bet tai perputinėsi ar jo, perdažyti ją tikrai reikės, nes jinai turi smulkių defektų kėbulo, bet ta prasme, keisti spalvos tikrai neplanuoju, gal nebent pajuodint gal dar biškį, kad jinai tokia gyvesnė būtų, nes ta sena juoda jinai nėra labai tokia super graži. Kad žmonėms įsivaizduoti vis tiek, kiek sakyk, koilai kainuoja? Nieko brangaus, bet aš bandysiu, kadangi pats užsiemu koilų pardavinėjimu žeminančių spyruoklių, tai bandysiu pasišnekint BC Racingą, kad jie man bandytų paleisti serijinę gamybą. 3.1 koilus. Tai, tada gal ten išeis vos brangiau, MTS-ai 1000 eurų. Bet aš MTS-ų pats nenoriu, aš norėčiau labiau BC. O šiaip dalis, nes tu man siuntėjai porą tokių pavyzdžių, kur, neadekvačias, tai kad žmonėms suprasti, apie kokias dalis. Nupiešt paveikslą. Jo, kad maždaug įsivaizduoti, jeigu kažkoks žmogus sėdi ir galvoja, tai susirinkčiau ir aš, pavyzdžiui, tą aštuntuką čia, žinai. Labai brangu, iš tikrųjų, reikia pirmas dalykas paieškom įdėti, nepasileisti plaukų ir iškart pirkti iš pirmo, pasilyginti tas rinkos kainas, bet jo, yra, ta prasme, tarkim, panelė pirkimas, tai nebuvo brangus dalykas, 200 eurų, pilka panelė, faktas. Juoda ten gal 400, bet yra tokios kaip centrinės oro gratelės 800 eurų. Tu niekur nesidėsi. Tau pas mane irgi reikia ir turėsi mokėti už tos 800 eurų. Opcijas tiek. Jo. Ta prasme, opcija yra vienintelė, arba perki dėvėtas ir jos sulūš nežinau kada, arba yra Amerikoje lietuvis, kuris gamina jas. Nes BMW centras nebeparūpina šito daiktą. Tai yra dar, gal pagrindai yra išbrangusios tos detalės, ko nebepardavinėja BMW centras. Tai tarkim, medžio apdaila, kaip pavyzdys, jo, labai paieškojus medžio apdailo gali nupirkti tas 3 detalės už 1500–2000. Jeigu nori iškart sumokėti ir gauti, 3,5–4. Jo, tarkim, priekinės lempos nulūžusiom ausim kainuoja po 400 eurų. Tvarkingos 700–800, bet tada jau prasideda krastos klausimas, nes man atrodo krastai... O krastą turi dar? Viršutinės lempas turi, aš dabar bijau sumeluoti 1000 ar 1100 eurų vieną lempą. O šiaip dalių iš krastos yra dar kažkokia pasirinkima ar mažas? Didžiausia problema yra su jos važiuoklė, nes važiuoklė yra pagrindę tik krastą. Ir dar yra, ko jau krastą net pati nebegamina. O tai nėra aftermarketą, tipo turiu omeny? Ne, nes tarkim, paimkim priekinę važiuoklę, tai lenkti kaulai yra 32 tie patys. Tai čia labai gerai, tu gaut gali. Tiesus kaulai labai panašus į 34, bet vietoj įvarės ten stovi kaip girgždukas, kažkas tokio. Ir kodėl? Kokią funkciją, nieks nežino, nieks atsakyti šitą klausimą negali, nežinau, aš spėju išbandysiu tą opciją į grūs gumą, nes man jam biškai norėtų standumą tokio, įnešti į mašiną, tai išbandysiu tą gal opciją, bet faktas atsirestauruos ir originalą. Tai yra labai daug, mes esu Latvių grupiai, tai yra, tarkim, galinė šakė viena kainuoja 1600 eurų krastų.
Tai nėra pigus remontas, įvardinkim taip, gal kad orientacijai padaryta, ne, tai lubų komplektas senas, nukritusiam lubom pirkau už 500, yra labai gera kaina. Iš Vokietijos. Plus parvežimas. Kosmos. Tai, nežinau, lubų kaina, brangiau negu kokį F ar G klasį šiai dienai juodas lubas. Ne, tai F dabar, žinai, marketą yra labai daug. Bet, ta prasme, tikrai yra tų kainų, tarkim, kad ir tie patys blokeliai, kiekvienas blokelis 2, 3, 400 eurų. O tų blokelių toj mašinai tikrai netrūksta. Ta prasme, nors jinai yra krekždės metų, bet ta mašina, nežinau, ją bandė ten BMW gal įrodyti, kad moka padaryti, žinai, gali padaryti tą ir nes darė klasę. Tai aš bijau sumeluoti, bet valdymo blokelių 8-9 toj mašinai. Nes sėdynės turi savo blokelį, ABS turi savo blokelį, spidometras turi savo blokelį ir panašiai. Žodžiu reikalų. Jo. Tai taip, kad nupiešt paprastą paveikslą nuo minimaliai degusio salono man iki bent jau dabar važiuojančio stovę išėjo dar 6000 remontų. Tai čia, pradžia. Čia pradžia, nes dar, kaip sakant, nėra kai kurių dalių iš vis. Ta prasme, finišuosiu iki standarto surinkimų čia neliečiant važiuoklės variklio, finišuosiu dar su kokiu, nežinau, 1500. Čia jau bus į originalą. Tada jau faktas važiuoklės remontai, variklio perinkimai ir visa kita. Ir tada startuosim jau su modifikacija. Tai, susidės. Skamba liūdnai. Bus pinigėlį. Bet pasidarys. Jo, kai pasidarysiu, tada jau galėsiu. Bet tai sakai, pavyzdžiui, važiuoklės dalių neįkrasta nieko, tai ką daryti, jeigu, pavyzdžiui? Nežinau, restauruot, burt. Burtiškai to kito modelio. Nes tarkim yra sakau, lietuvis Amerikoje, kuris užsiema, gamina, ta prasme, analogus, tai jis gamina ne tik grūtelės, jis gamina daug. Jis gamina netgi įvarės į tarkim, tos vadinamus kaip girgždukus, žinai, įvarinius. Tai vienas girgždukas pasikainuoja 220, kažkas tokio. Tai ta prasme, žmogus mato, kad yra iš ko padaryti ir daro. Analogus. Bent jau, žinai, daro. Lietuva pas mus tas kraštas, kur mes viską sugebame atrestauruoti, tai kaip ir problemas dėl to nemanau, kad bus. Ką, pasidarysim pertrauką ir grįšim su klausimais žiūrovų. Ką, grįžtam po reklaminės pauzės, be reklamos. Facebook'e klausimą buvo. Kadangi, matai, nutolios nuo autokultūros. Kadangi Instagram'e nieks nepažįsta. Facebook'e daugiau draugų turi. Biški turiu, bet klausimą, žinai, kiek ten. Gytis Degutis, kaip visada, su savo įžvalgom. Kad jau pavyko įsigyti svajotąją Ford Probe. Tai gal pagaliau sulauksime ir nuosaikiai įkainoto Mustang projekto. Nežinau, ką jis turėjo omeny. Yra kalba apie Mustangą? Jeigu čia neužsleptas klausimas apie senąjį Mustangą, tai ne. Graži man jinai mašina, bet... Čia ta šiam kažkelintų? Jo, jeigu apie tą šnekam, ne, tai jo, jeigu apie naujesnį, tai man to šiukšlių iš vis nereikia. Sutikčiau šiaip iš tikrųjų. Jo, bet jeigu apie senąjį šnekant, jis man patinka, bet gal ne tiek, kad aš norėčiau su juo įsivelti. Jo, ten jaučiu būtų reikalų irgi nemažai. Abejoju, iš tikrųjų, nes jų yra... Su dalių gavimu. Nemanau irgi, kad būtų sudėtinga. Aš kažkaip laikyčiau... Žinok, nemanau, kad bus sudėtinga, nes tikrai yra daug restauratorių, yra ne viena ta mašina atrestauruota ir visi jau žino kelius, kaip, čia ta prasme, čia ta mašina yra ganėtinai populiari restauravimui. Mustangas senas. Tai nemanau, kad būtų brangiau negu šitą surinkti ir nemanau, kad aš norėčiau įsivelti aplamai į tą projektą. Nes, neturiu to, kur, ta prasme, man ta suma jo įvertinama šiai dienai, plus, ta prasme, pasidaryti tą projektą, jeigu imt kaip projektą, dar daryti ypač. Tai ne. Ne variantas. Čia Paulius klausė, pradžią jau kaip ir atsakėm dėl automobilizmo
Ir antra dalis Pauliaus klausimo, ir koks automobilis varė didžiausią neviltį? Darant, turiu omeny. Darant projektą būtent? Jo. Nedarant projektą, tai iš karto vardinčiau, dėl ko gal Japonų nelabai mėgstu. Ant taksio kažkada turėjau projektą, gal jo nepavadinčiau, Galantą. Mitsubishi. Nu, bet į Angliją nuvažiavau. Jo, važiavau už su jo daug, bet investavau labai daug. Tai ta prasme, lūžo viskas, kas galėjo lūžti. Nebuvo, nežinau, nebuvo laisvo mėnesio, kada nereikėtų į tą mašiną tiesiog kišti pinigų. Tai... Bet čia tas, gal Antas, tu man atrodo, esi rodęs fotkę kažkada senai, bet čia tas biški naujesnis, tas tokio ryklės nukė. Jo. Jis man buvo graži mašina, aš vien dėl to norėjau ją pasileisti, atsimenu, dar ant takso pasileidau. Vien dėl to norėjau pasileisti, bet tam buvo grina finansinė klaida, taip įvardinčiau. Nes, ta prasme, jo, ten irgi tam sporto apdailas dėjau, visą kitą, ten karbonų klijavom, ten kapotą, stogą, bagažinę ir panašiai. Bet kaip dabar atsimenu, per 1,5 metų vien į techninės būklės remontus aš sukišau tais laikais 13 000 litų. Ir kai sukišau tokią sumą, aš supratau, kad nebenoriu šitas mašinas, viskas. Aš ją pardaviau, tada tik eurą įvedė, aš ją pardaviau 600 eurų. Nes aš tiesiog jas norėjau atsikratyti ir nebenorėjau žiūrėti į Japonų pusę iš vis po tokios patirties. Tai... Bloga patirtis. Jo, nes ten, ta prasme, nežinau, šarnyrus pirkom, nuo pigiausių iki brangiausių ir japoniškas dalis važiavau. Nu, nežinau, gal man taip nepasisekė, nelaikė, ten man nieks nelaikė. Aš tą mašiną jo, ten per 1,5 metų važiavau 100 štukų. Bet, nelaikė niekas absoliučiai. Būdavo, išvažiuoji, tai šarnyrai tiesiog išdžiūna, ten su švirkštais tepalą, purški, bandai dar tą šarnyrą. Bet tuo momentu taksistai uždirba dar. Jo, bet ten visas uždarbis ėjo į mašinos remontą, tai ten baisu buvo. O iš projektų, kuris varė didžiausią neviltį, toks, kur jau... Kur norėtum apsisukti ir išeiti? Užrakinti duris ir niekad neatsisukti atgal, kaip sakant. Jo, geras klausimas. 21? 21? Jo. 21 ir galiu argumentuoti dėl to, kad pradėkime nuo to, kad meistras karburetorių rinko metus laiko. Nu, čia tą pasakoju. Jo, bet ten tiesiog suveikė mano tas niuansas, kur aš pardaviau boomerį, tą įžymesnį tokį, kur salonus viską prasidaręs buvau. Pažįstamas rašo. Seniai, gal nori 21 pirkti. Turiu kaip tik garažį kėbulą pamestą. Nudažytas naujai. Ai, gal 2000 eurų. Kas čia tėra? O atvažiuoju, pažiūrėsiu. Aišku, kai tu nori pirkti mašiną, koks tikslas iš vis važiuoti žiūrėti, jeigu tu ją nupirksi. Tai nuvažiavau, ten pasižiūrėjau, nieko normaliai net nežiūrėjau, nemačiau. Pasižiūrėjau, gerai, meskim Montralo ir vežam. Tai buvo tas, realiai niekada daugiau gal niekada nesakyk niekada, jo, bet nenorėčiau gal pradėti projektą tokio, kurio gyvenime nesučiupinėjęs. Nes buvo žiauriai sudėtinga atrasti, kas nuo ko eina. Ta prasme, seną mašiną rinkti, pasiėmė tiesiog kartono gabalas juodas. Ai, o čia pasirodo apdaila, žinai, virš bėgių, ten, vos nediktam pasidėti. Aš kaip džiaugiuosi, kad kai tu man sakai, siūliai pirkti, dar nesurinkta, kaip kad aš šiandien nupirkau. Jo, tai jis jau buvo aprinktas neblogai, bet ta prasme, ten visokie tai įtempiamų lubų niuansai, langai, nei vienas ten neklijuojamas ir panašiai. Tai ten... Va tokių daug. Jo, daug tokių niuansų, kur, ta prasme, atrodo, tą mašiną dabar paimčiau, aš ją išrinkčiau, surinkčiau per porą dienų spėjau. Nu, bet jau kai vieną padarėjai. Kai vieną padariau, bet kai aš ją dariau pats, ta prasme, gavęs krūvą dalių maišuose ir reikėjo ją susirinkti, tai buvo iššūkis. Dar nepamirškim to, kad dar vieną pirkai. Pirkau kaip donorą, bet nieko iš jo nepanaudojau. Nieko? Tas donoras, tarp kitko, dabar paslino auto kampe stovi, kur Mikulskis iš Kauno yra atsipjovęs galą, nes yra į driftą susilipdęs tokia pat. Nieko aš šio realiai nepaėmiau. Nupirkau tiesiog, gal reikės, gal kažko. O tu Linui pardavė ir atidavė ar palikai? Atidavė, tiesiog nes reikėjo kiemą išsivalyti. Tai ten tiesiog 400 užnėt. Čia klausia už kamerą žmogus, kuris tavo BMW buvęs ar esamės labiausiai patiko ir kodėl? Iš visų turėtų.
Tas sąrašas labai ilgas toks. Jo, iš tikrųjų, nežinau. Šiaip smagiausią mašiną įvardinčiau kaip kompaktą 3.6 savo driftinę. Tai jisai man smagiausias. Buvo ir prieš tai. Pardavimas buvo labai liūdnas, nes buvo čia etanolio pykčiai, karas, ar kaip nori taip įvardinti, kai panaikino etanolį iš Klaipėdos. Vien dėl to buvo priimtas sprendimas tą mašiną parduoti, nes nevažinėsiu į Kauną etanolio parsivežti. Tai va tas gal buvo liūdniausia tos mašinos pardavimas, kur ta prasme atvažiavo dar po šiai dienai vaškelis su kubilium, pirktos mašinos, vaškelis test drive daro ir po to bando dėrėtis. Tai sakau, netinka, ta prasme netinka kaina, važiuokit iš kur atvažiavot, visą gerą, žinai. Nes, ta prasme, sakau, kaip driftinės mašinas rinkė, su jum nėra ką diskutuoti apie kainą, nes kaina tikrai nebuvo didelė. Tai va tas smagiausia, labiausiai gaila mašinos pardavimo buvo, gal dėl to, kad neturėjau tikslo aš jos pardavinėti. Tiesiog tam buvo, įmetam į Facebook'o komentarus, pažiūrėsim, ar iš vis domis už tokią kainą. Tai 7-tukas boomeris tas su padarytu salonu. Įmetėm, tiesiog komentarus įmečiau užsienio grupiai, kažkas ale boomerį iškojo. Ir žmogus pristojo atėjo, kad padaryk fotkės, padaryk video, okei, čia taip. Ta prasme, pardavinėt, susirašinėt su žmonėm yra lengviausias dalykas iki tol, kol atvažiuoja pardavimą. Ir kai žmogus įsimeta bilietus, čia atsiunčia man, nusipirkau į Lietuvą bilietus, atvažiuoja pas tą. Ir toks, atvažiuoja, viskas gerai. Ir kai kieme jisai apžiūrinėja mašiną, jis sako, aš jam vis bandau ką nors parodyti, kad jam kas nors netiktų, nes aš nebesu suinteresuotas parduoti, nes ten jau atsistojame su žmona, diskutavom, gal iš vis apmokam bilietus ir neparduodam tos mašinos. Nes realiai tikslo visiškai jokio neturėjom. Tiesiog sutarėm su žmogum, dėl to pardavim. Tai tos labiausiai gailo, o labiausiai patinkantis, tai dabartinis faktas. Bet buvo ir prieš tai smagių kompaktų tokių. Buvo visokių nesąmonių, buvo turbo be jokių kompų, kur tau dingo vienas cilindras. Po to, nežinau, buvo įdomių šiaip. 21 gal buvo liūdniausias projektas dėl to, nes nežinau, kiek žmonių žino, tu spėjai, žinai mano tą projektą, kokie planai buvo pradžiai lipdant. Tai tą mašiną renkant aš buvau nupirkęs dar vieną turbo huliganą, 1.8 ISO. Ir buvo planas įkišti tą variklį, aš pirkau vien dėl pilno variklio svapo tą mašiną. Buvo įkišti svapą, klausimėlis 408 irkliai po kapotu. Ir ta prasme, mes pradėjom garažį žiūrėti, kad niekas netelpa ten. Ta prasme, ten niekas netelpa ir niekas nelaikys. Tai va čia buvo didžiausias minusas irgi, kur vėl projektas pradėjo pieštis ne palei mano viziją. Ir ta prasme, jeigu nori ją, nežinau, turi visą galą standint, dėt puslankius kažką, kad ten laikytų galas ir ta prasme, neatsisveikintum susidėjęs tokį variklį į tą mašiną. Dar vien paimkim tai, kad tunelis yra tiek platus, kad klausimas ar ISO 4 bėgių, 5 bėgių mažąją dėžę, getragą, ar tu įkiši į tą kėbulą. Bet tada jau prasideda, žinai, pjaustyk, vėrink, ten lankus, viską. Jo, tai man tas jau buvo toks, kur privertė pagalvoti ir tiesiog huliganas buvo parduotas. Andrėjus klausė. Žinai, koks? Nardo. Kiek kartų sakei savo, kad užteks? Kiekvieną kartą pardavęs projektą? Ne, realiai kiekvieną kartą pardavęs projektą aš galvoju, viskas jau gal išaugau, gal užaugau ir ta prasme tu parduodi mašiną, pasėdi, nežinau, savaitę, 2 ir viskas ir tau pradeda jau pieštis kas nors, kad tau reikia, tau nebėra to smagumo. Tai... Nes kasdieninę mašiną, nežinau, man nelabai malonumą teikia, tai taip gal įvardinčiau. Kur dingo E34 iš Klaipėdos gatvės? Čia labai jau sena tema, kaip sakant. Čia labai sena tema, bet iš tikrųjų jis 2 kartus yra mano, ta prasme, kaip vieną kartą parduotas, kitą kartą išardytas. Tai šito gal niekas nežino, žinai.
Nes šiaip... Bet jis buvo pas... Tai mašinai pradžiai buvo, aš atsimenu, taigi aš net į kosmonautų LT esu patekęs už tos mašinos postą, dėl to, kad tik euras, man atrodo, irgi buvo įvestas, kad aš ją pardavinėjau už 8000 berods ratai su oru. Tada pradėjau kaip ir minimaliai jau ardyti, pardaviau orinę pakabą, sudėjau koilus, pardaviau ratus ir... Tada jau pasiruošęs buvau, įmečiau skelbimą, kad pilnai ardau tą mašiną, paskambino pažįstamas, perku, krauk ant ralo, lai važiuoja pas mane. Pardaviau tą mašiną, pas jį buvo gal 2-3 mėnesius, skambina jis man. Stovėjo ant kiemo? Ne, angarė. Ir skambina, gal nori pirkti atgal, man čia reikia pinigų, visą kitą, aišku, geresnę kainą. Nupirkau aš jį atgal. Ir žmonai buvau pasižadėjęs, kad 34 parduodamas aš pasilieku tik driftkarą, net 2 mašinas, kad neperžengiam ribų. Tai aišku, 34 iškart sprendimą priėmėm, kad išardau ir bus normaliai, nes ten matematika labai gerai išėjo. Tai šį išardžiau, pardaviau kėbulą su variklių dėžė, su ten važiuoklė LSD į Vilnių. Į Vilnių, aš čia pilną istoriją, nežinau, išsiplėčiau gal. Tai į Vilnių išvažiavo jinai 5 metus, tiesiog žmogus nusipirko, ale kaip projektą. 5 metus tiesiog pusiau ant rinkelių, pusiau ant pievos stovėjo lauke. Tai aš dar galvojau jį perpirkti, iš tikrųjų, čia nesenai buvo, čia šių metų klausimas, kur aš vos jo nenusipirkau atgal. Tiesiog žmogus... Bet jis stovėjo pas 2 kretingalį, ne? Tai va, čia davės iki šių. Davės? Jo, tai aš su žmogum susirašinėjau, aš pasiūliau savo kainą už tą mašiną. Nėra paslaptis, aš siūliau, berods, jis turėjo dar vieną donorą TDS be dokumentų. 2,34, man atrodo, pasiūliau 3,5. Nes iš Vilniaus parsivežt, plus, man matematika taip dėliojas, nes man jis atsiuntė video, tai, ta prasme, kėbulas tikrai nėra geros būklės po 5 metų lauke stovėjimų. Ir jis man nesutiko, noriu būtent tiek, būtent ten 4, 4,2, kažkas tokio ir neparduosiu, daryk, ką noriu. Gerai. Ir mes kaip tik su Doviu bendravom, sakau, kiek dalys šiai dienai be kainuoja, nes dalių kainos yra pasikeitę nuo tada, kai aš ardžiau, tada jau kainavo riebiai. Ir sakau, kaip kas, nes galvoju savo seną. Sako, jeigu nepirksi, duok man kontaktą. Tai mes su Doviu susirašėm, taip, sakau, man nepasirašom tas kainos, neimsiu žodžio, noriu, kontaktai susipėš. Tai jisai susiderino už dar pigiau negu aš siūliau, nes jis nepatingėjo pavažiuoti iki Vilniaus, aš tas tinginiukas įdas buvau, ne taip ir reikia, žinai, ant to pačio grėblio, ką čia lipsi antrą kartą. Tai Dovis parsivežė jį, pririnko plius minus į žmonišką pusę, ten surinko saloną, bamperius atgal į vietą uždėjo ir panašiai. Ir dabar kažkur nusėdo, išvažiavo, nežinau dar kur. Čia komentaruose rašė, bet komentaruose irgi bet klausiau, taip ir neatrašė. Ar žmogus nusipirko, įdomu, iš tikrųjų, aktualu pamatyti tą patį, nes net numeriai yra jo parduoti. Bet kad žmonėms įsivaizduoja tuo momentu, kai tu turėjai jį jau to galutiniai stadijai, tai tas 8,000 nebuvo labai jau kosminiai pinigai, kad būtų... Ne, tikrai nebuvo, nes... Ten skaitai kratai padaryti, salons persiut, karočią... Jo. Ir vien tas, kad variklis... Salonas elektrinis rekaras, kuris jau tada, aš neatsimenu, kiek man kainavo saloną padaryti, plus sėdynės gal kainavo, nežinau, kokio virš 1000. Tai ratus aš pardaviau už 1,5, o orinę važiuoklę irgi, man atrodo, už 1000 eurų išsiunčiau. Ir ta prasme, ten buvo reali ta kaina, tiesiog, kad ten buvo įsvapintas tas 4x4, mechanas, 5 bėgių, čia labai reali kaina, LSD, visai, ta prasme... Čia labai reali kaina ir dabar, jeigu dabar būtų dar didesnė ta kaina. Tai ta prasme, labai realia kaina aš ten įdėjau, ten, žinai, tiesiog, kiekvienas projektas žmonėm atrodo, kad mes norim kosmosą už seną kibirą, todėl, kad jie niekada nėra rinkę ir nežino, kiek ta mašina gali. Plius nėra labai daug žmonių ant svieto, kurie vertintų, žinai. Įsigijimas 3/4 iš vis buvo labai įdomus. Tai... Aš bent jau kiek atsimenu, kad jisai, nes mes bazuodavomės tuo momentu Monstrų garaže. Jisai ten stovėdavo. Ir mes vis pažiūrėdavom ir
Ir aš tada dar kaip tik taksavau su TDS 3.4 universalu. Ir esmė tame buvo, taip, skambino man vienas toks draugas Nerijus, ne tas pats iš Monstrų garažo, kuris pažįsta Nerijų, kuris turi 540. Kuris pažįsta Nerijų tą iš Monstrų garažo. Jo, tą iš Monstrų garažo, kuris turi 540 pardavimų. 530 ant dokumentų, bet, to prasme, 4 va čia šalia guli. Be motoro, be nieko, 2,5, man atrodo, 1000. Kišenėse vėjai, švilpė. Apie ką mes galim šnekėti, prasikračiau, ten 600 eurų, man atrodo, surinkau kažkas tokio, bijau sumeluoti. Sakau, paskambinau draugui savo, sakau, ar girdėjau, sušnekėtum, kad man per 3 mėnesius išsimokėtinai parduoda, mašina gali stovėti pas jį, viską, jeigu pavėluoju ir babkės, ir mašina lieka jam. Ta prasme, iki tiek visas sąlygas suslūmiau, taip, kad ta prasme nebūtų. Realiai visas kortas atidaviau. Visas kortas atidaviau, kad tik man atsakymo nebūtų. Ir ta prasme, gerai, sako, atvažiuok, pašnekėk. Nuvažiavau pašnekėti. Bet tu nepažinojai nieko? Nepažinojau Nerijaus iš vis. Ir atvažiavau pašnekėti aš su juo, sakau, žiūrėk, taip kortas. Ta prasme, aš pavėluoju nors vieną dieną su mokėjimu ir papkės pasimk ir mašiną pasimk. Bet jeigu aš atsimojuoju, aš pasiimu mašiną. Gerai. Bet be motoro, ne? Į motorą davė šalia padėti. Tai, ta prasme, susimokėjau tvarkingai, viskas gerai, parsivežiau šią, pradėjau swapinti, daryti. Ir ten aplamai labai įdomus projektas iš tikrųjų buvo tom gal, kad nieks nebuvo planuota. Ta prasme, ten, kas mane žino, spėju, tu atsimeni tą, kaip oras atsirado toj mašinoj, tai ten tiesiog buvo, po to mes pradėjom bendrauti su Monstrų garažu, kadangi jie man elektrą darė, jungė, paleidinėjo tą 4x4. Ir su Raidu šnekam, blemba, sakau, gal kada nors gyvenime norėčiau kokią orinę važiuoklę, nes, tada dar buvo, dar tik atsiradinėjo. Jo, tuo momentu, jo. Norėčiau gal orinę važiuoklę sudėti ir jis toks, taigi 3.9 sedanas turėjo orinę važiuoklę gale. Negali būti. Tuo prasme, čia buvo, sako, keli variantai, sako, pažiūrėk, palei krastą yra. Tai bet jie tau turėtų baltan būti. Bet, sako, spėjai negavus. Pabandom. Į Facebooką įmečiau to pačiu, ten, nežinau, per porą valandų nusipirkau galinius amortikus. Aišku, jie ten visiškai netiko, nieks ten nieko į temą nebuvo. Aš atsimenu, kaip šiandien tam metaliniam garažiukė su žemom lubom, ten kai darai. Jo, tai tada gavos taip, kad, jau prisišnekėjau, jau pradėjau, priekį buvau kaip tik jau susipirkęs, nes neužteko smegenų išbandyti, ar galas iškart tinka. Susipirkau priekį, dedu viską, netinka galas. Kelio atgal nebėra, perkam galą. Tai susipirkau, susidėjau orą, sužemintą, jinai nesižiūri su tais ratais. Tikrai nesižiūri, 8, paprastai, ten Style 2.1, aišku, man dabar spėjau pirštus daug kas nukapotų už tos supjaustytus originalius ratus, žinai, kurie kainuoja, jie ir tada kainavo, ten neatsimenu, bet apie 1000 eurų. Po perdarimo geriau atrodė. Jo, man irgi patiko ir tada gavos taip, kad mes susipažinę buvom su Tomu iš Gargždų, kuris ratus daro, ir aš jį pasišnekinau, sakau, gal įmanoma būtų, jeigu čia nupjaunam ir taip tik štai dadedam, ten kokį 10 cm. Jeigu donorus ratus atveži padarys. Gerai. Tai ta prasme, kokių ratų reikia? Skylės gidzin, jo. Tai tik plačios plangės, jo. Gerai, susiradau nuo kažkokio golfo ratus, nežinau, ten 10 jot ratas, ten žinai, kaip būna tie į vidų stipinai sulindę, palangės, ten mėsos užtenka. Darom priekį, padarė priekį iškart pataikė iš pirmo karto. Ta prasme, mašiną nuleidė, ratlankio kantas išorė. Ledas. Galą padaro, nesigavo. Uždeda, sako, jokauju. Nesakau, nejokauju. Tai gal kaip nors, nesakau, aš rastavkės nedėsiu. Aš noriu būtent, kad būtų taip, o ne kitaip. Sakau, pjaunam ir darom dar, čia dar centimetrą reikia dadėti. Nebėra iš ko. Tekink, sakau, laužk tą centimetrą, bet man trūksta to centimetrą ir viskas, aš nenoriu rastavkį. Tai jo, tai ten gavos įdomus projektukas ratų, kur ten ir poliruotas spjaudės vylimas ir ten niekam nepatiko. O sumontuoti jos buvo dar blogiau, nes jie buvo originaliai montuojami per priekį, o donariniai buvo montuojami per galą.
ir ta prasme montavimo kantas gavos po pagamintų ratų per vidurį. Tai užmauta prasme padanga ten buvo iššūkis. Ten tiek vyrų buvo išbandyta montuotojų, kur atvežė, atsiminai Gargždus nuvažiuoju, atvežė, padarytum, uždėtum padangą. Seniai, tai netokių padangų vis sudės, kas suvaryta palangė, suplyšus padangą. Laukiam savo draugo Tomo, kuris, žinai, prieis galės pašildyti ant saulės, nes ten būdavo jau viskas atkirsti. Padangos turi naujos pagulėti ant saulės visą dieną. Dar papildomai fenų prakaitinam, daug muilo ir per pusę valandos tą padangą užlipa ant rato. Ir 4,5 baro visą laiką ratukuose, nes tos padangos konkrečiai per siauras. Nu, kad įsivaizduot, 205, 40 ar 45, neatsimenu, ant 10,5 jau. Jo, gerai atrodė. Bet to oro po to atsisakai. Jo, man nepatiko važiavimas. Daug kas jo, žinau, su daug kom diskutavęs, su kas atsisakęs yra oro, jo pasakys lygiai tą patį, kad oras nėra koilai, stansas vis laik, nežinau, man stansas vis laik smagiau, aš mėgstu palakstyti, aš asmeniškai labiausiai mėgstu tą, kad, aš sugadinau tą mašiną. 4 litrai. Bet aš, gal dėl to ir įvyko tas lūžis pardavimas, kad aš susidėjau koilus, jinai nebetrodo taip gerai. Bet aš su juo galiu džiaugtis, aš su juo galiu važiuoti, nes jinai buvo 4 litrais mechanas, su kuria tu negali nesąmonę daryti. O jinai, ta prasme, mašinas LSD, 4 litrų mechanas, ką su juo daugiau veikti? Tikrai neparadosis tai. Taip. Čia, į temą klausė Elidžis. Kada vėl pamatysim fituką, kaip ant T34? Kaip ant T34 gal ne. Fitmento, aš visą laiką stengiuosi prisilaikyti tą plius minus, kad rankytė netilptų. Bet, ta prasme, tokio fitmento tikrai spėjau nedarysiu, nes orinės važiuoklės atsisakau su koilais, su stensu, tu tikrai taip nepavažiuosi. Nes tas toks stilius Hella Flash, kur ratas išlindęs padanga viduje, neįmanoma, spėjau su koilais. Esu bandęs pavažiuoti su oru, tai finale galinės arkos dažai atsisveikinosi. Nes įkalbėjo vienam parodos renginį pabandyti pajudėti. Tai jo, o šiaip žemą mašiną, jo, turiu mintį visą laiką biterį kokį pasidaryti, tokį nusmaukti kitę, kad kaip iš tavęs buvau nupirkęs kompaktą, kuris autobusų juostą važiuojant, jeigu pakips, jis nebeišvažiuos savo jėgom. Tai tai va tokio stiliaus kažką norėčiau dar padaryti iš tikrųjų. Bet čia jau, jeigu žmona leis. Čia, žinai, nedidelis biudžetas, gal žmona nelabai pyks. Ežerskis klausė, kiek alaus garaže išgerta? Išgeri parašyta. Šiaip, kai dirbuojas prie projektą, ne, bet jeigu sėdžiu ir gražios projektų ir dar Hebra palaiko, tai jo, būna. Tai aš atsimenu, man atrodo, buvo ir Instagrame klausims. Viens kažkodėl. Nesakau, aš nesu Instagramo palaikytojas kažkaip. Atitolęs nuo visko. Jo. Per seną žmogų šeimos tas, žinai. Čia vieną dalį to klausimo esam atsakę, tai koks pirmas automobilis buvo, bet yra antra dalis klausimo, koks įsimintiniausias įvykis yra įvykęs su automobiliu? Gal iš projektų, ne tada, kai Golfą apverti. Įsimintiniausias įvykis, daug jų aš turiu, čia priklauso kokio tipo, taip vardinkime. Yra kristant asfalto su 3/4 važiuojant daug kartų, 3. Tai prasme, žinai, aš susidėjau pirmas, pirmas gal nepasakysiu, bet vienas iš pirmesnių, tas orinė važiuoklė, ne? Ir buvo daug tokių sprendimų neaiškių, kurių aš iškart neišsiaiškinau ir mokiausi iš savo klaidų. Tai yra buvę, kur tu važiuoji Taikos prospektui ir tada jauti, kad tu nebevažiuoji čiuoži su priekiniu balkiu per žemę. Nes pasirodo, paduškas reikėjo ant klijų statyti. Gerai, žinau. Bet tu buvai pametęs priekį ir prie Ermitažo, ne? Palangos plentė, ne? Ne, ten jau buvo prie Raseinių.
Jo, ten buvo biškis sudėtingesnės sąlygos. Aš atsimenu, kad tu kažkur tokį kaip autostradai buvai kažkur. Jo, tai tas buvo čia buvo Klaipėdai priešais Akropolį, kur važiuojam ir nebevažiuojam, ten visi apšoko žiūrėti, kas čia nutiko, žinai, nes mašina nukrito iš nieko ant žemės. Po to buvo ten laukininkose faktas, dar kartelį vėl per mažai klijų, vėl pasisuko, sukinėjant vairą, pasisuko padušką, šlangutė atsisuko į ratą ir su ratu pratrynė, automatiškai visas slėgis dingo ir gulim. O į Raseinius tai buvo tiesiog, ten nuovargis toks, mes važiavom į Kauną, man atrodo, vidury nakties ir užsidėjau, kadangi nepasižiūrėjau į padangų pratingą, su ten kamberiu 9 laipsniais važiuodamas, nepažiūrėjau, kaip su padangom reikalai. Tai važiuoju ir jaučiu, pradėjo lyti ir jaučiu, kad tos mašinos aš normaliai nebevaldau, sustoju, žiūriu vieną padangą, vidinis kantas plikas. Gerai, turim boomerę, zapaskį dedam. Uždėjau, net neprasukau, išvažiuoju, kaip tai vairė ten. Gal skyrius, žinai, ratai, aš 2 kilus nuvažiuoju, pasirodo į pagalvės lėkštę, atsirėmęs ratas buvo. Užkaitino ir sprogo tą pagalvę. Paukšt, nukrenta priekis, mes autostradai sėdėm gerai, tralo draudimas yra, parveš. Pareigūnai privažiuoja, patrauk mašiną, bent jau pilnai, to prasme, į kelkraštį. Neina, nepakyla, balkio priekinio guli tą mašiną ir viskas, ir daryk, ką nori. Tai pareigūnai pastovėjo iki ryto su mumis. Aš atsimenu, tu dar kėlė istoriją tada. Jo, tas istorijas, tarp kitko, labai išpopuliarėjo Rusijoje, nežinau, kokiu būdu. Kur buvo, tai prasme, mano žmona, ten fotkytė tokį metas iš vidaus ir rusas įsimetęs buvo kažkoks, ten laikų belinkiek, mane pažymėjo, žinai, ir komentarų, gal garsiai nereikia sakyti, bet ten buvo, ko ta, žinai, šypsos. Tai buvo įsimintinų, o įsimintinesnis toks gal dar ne iš auto, tai buvo tiesiog, kai taranavo mane į vairuotojo duris čionais pribėgo, tai tas gal buvo toks įsimintinas irgi ganėtinai, kur ta prasme jaunuolis galvoja, kad jo pagrindinis pasirodo ne ir toks ten. Bet čia su taksu, jo, su to pačiu galantu, į tarp drikavau. Ta prasme, sustojom abudu sankryžoj, metras jis nuo manęs, aš daugmaž pakeliau rankas, ką tu čia dirbi, bičiukas ten vidurinį pirštą ir atsisukau, jungt bėgį važiuoti, tik tai dingti duris. Nesupratau, išlipom, užsiroviai, sakom, pinigų. Gerai, bet sakau, vienas neancėlis, sakau, tu ženklą matei. Nes aš Smiltelės gatvę parvažinėjau, nežinau ar dabar, bet prieš tai ten vis laik būdavo pagrindinis. Taikos prospektas yra šalutinis. Tai žmogeliui niekaip neišėjo išaiškinti to, kad jo šalutinis kelias, ten pareigūnai. Dar čia, man atrodo, nėra čia tie laikai, kai dar mirkčiodavo geltonos sankryžos naktį. Jo. Ir pareigūnai važiavo pro šalį, tai išaiškino šiaip ne taip žmogui. Kad, yra kaip yra šalutinis kelias, žymimas trikampę pirštų, žinai. O pirmas automobilis, tarp kitko, jeigu klausai, tai gal pirmas automobilis, mano šį pirmas automobilis, kai teisės turėjau, tai buvo Honda Civicas. Prašau, ko ne GDM fanas? Beveik 6 dieną sudaužiau. Nori paspasakot kaip? Jo, mane važiuojant, buvo kaip tik paskutinė diena mokykloje, 12 klasė. Važiuojant po pietų, žinai, kai mašiną atsivarai į mokyklą, tai jau reikia pietus ne mokykloje valgyti. Grįžinėjom po pietų ir Audinė manęs nepamatė pagrindinių važiuojant. Tai sustumė visą šoną. Sekasi. Buvo momentų, jo. O tai po Civica greit atradai kitą mašiną? Ar? Ne, ten buvo tiesiog per kūčių vakarą, pats su plaktuku atsidaužiau, biudžeto nebuvo, draudimas ten tais laikais, dabar čia greitai draudimo reikalai vyksta, ten anksčiau būdavo apie 1,5 gal mėnesį lauki pinigų. Tai iš ko tu pasimsi pinigų, įstengiau televizorių nusipirkti ir lempą, man atrodo. O toliau viskas buvo iš plaktuko atidaužyta ir, ta prasme, dažais užpūsta juodais. Bet neblogai, ta prasme, jeigu veikia, tai ne chaltūra. Ilgai dar turėjai tą Civica? Jo, iki pavasario berods. Ta prasme buvo... Bet čia buvo, jaučiu,
Daugiau neturėjai tokių įvairesnių mašinų. Nu, atsakau, tas gal golfas ir tada esu turėjau tokį kaip bitrį. Jaunystėj. Čia, oi, kiek laikų atgal. Dabar aš turiu tokius bonus klausimus trumpus. Nežinau, ar girdėjai, kaip kiti atsakiniai. Tai iš 2 dalykų turiu vieną pasirinkti. Nu, tokį. Turim dar tų procentų. Driftas ar stansas? Abu. Nu kaip, su tokiais žmonėm. Ta prasme, tai yra kombinuojama. Nu, taip. Su stancinė mašina tu gali driftinti. Driftas visą laiką man patiko ir aš manau, kad ir senas aš grįšiu, aš niekada nemačiau, kad varžybos drifto būtų kažkas tokio. Nu, ta prasme, kad man asmeniškai driftas yra geras laiko praleidimas. O čia kiekviena ta treniruotė, kur chebra atvažiuoja, atsipalaidavę, važiuoja kiek nori, kepa šašlyką, žvengia, susidaužo, bėgam, suremontuojam. Man tas patinka, aš visą laiką tą prijaučiu ir visą laiką tą palaikiau. Tai man toks kontentas patinka, o tos varžybos, įtampa ir ten sėdėjimas pituose, kur tu gauni ten, nežinau, 80 važiavimų per dieną, tai man tikrai nu, čia jau, žinai, turi vos ne karjerą savo duoti statyti. Tai tas, bet seną kibirą turėti šalimais irgi yra smagu. Tai... Dizelis ar benzas? Benzinas, žinoma. Gauti svajonių automobilį už dyką, bet negalėti jo modifikuoti, ar pats susirinkti projektą nuo nulio? Pats nuo nulio? Turėti automobilį, kuris atrodo tobulai, bet netraukia, ar baisu, bet labai greit. Aha, geras klausimas. Pliama, gal imčiau geriau baisu, bet greit. Gerai. Smagų, negreit, bet smagų. Tai žinai, kur toks, vat, kaip pas mane kompaktas buvo. Jis smagus buvo, daug kas ten atsimenu žiūrėjo, nes driftė aš buvau tas toks vienetas, gal sakykim taip, kuris važiavo 1.8 įsų su 1.2 baro į variklį. Tai nežinau, man jis labai puikiai važiavo, 310 arklių per akis ir man jis, nežinau, man jis tiesiog šypseną keldavo, aš į miestą išvažiavęs esu, tai aišku, to nesakiau, nes, ta prasme, išvažiavau, kol dar sportpaso neturėjo tą mašiną ir... Senaties terminas. Jo, senaties terminas ten jau yra, tai ta prasme, bet ta mašina man tam, nežinau, man ten įspūdį palikdavo tiek į miestą išvažiavus, tiek trasoj, tai... Švarus OM ar full custom? Žinoma, kad modifikacijos. Mechaninė dėžė ar automatas? Geras klausimas projektui. Priklauso koks projektas ir kaip važiuos. O pas tave dabar 8-tukė? Pas mane dabar yra automatas. Nežinau, ar net būtų mechanas tokioj mašinoj pliusas. Aišku, pliusas dėl pardaviminės kainos. Bet ar važinėjimui būtų pliusas, nes tu su jo driftė tikrai nevažiuosi. Tai yra faktas. Bet, pavyzdžiui, senukas, kuris dar sugeba išstenėti prasukti ratus ir karts nuo karto privačioje aikštelėje Lenkijoje pavažiuoti šonu, tai mechanas, žinau, čia be klausimų. Bet 8-tuks jau yra vis tiek labiau į tokį 7 klasę, jis jau kups, bet limuzins. Principė gal jo, kaip 7 klasės kupas, bet gale vietos nėra. Visiškai. Pažiūrėjom prieš įvažiuojant į vidų. Jo, jeigu turi draugų be kojų, tada ta mašina tinka kaip 4 vietą. Čia tokį juodesnį. Mašina, kurios niekas nesupranta, bet tau jinai yra tobula. Čia apie projektą. Ar labai populiari, žinai, ten kaip dabartiniais laikais, žinai, viskas Instagram'e, Facebook'e. Ne, man. Bet ne tavo stilius. Ne, man nuo stilius. Track dėjus ar road tripas? Trasuoji ar patripint kažkur, žinai, gražiais keliais? Abu, nes, tarkim, su 21, ne, nu, aišku, daug kas mane ten, sakau, crazy, mes šnekėjom prieš tai, ne, mane daug kas ten rautų pavadino vien dėl to, kad aš su 21 sugalvojau žiedę lėkti su visais. Ir, ta prasme, turim tai, su tą mašiną važiuosi, jo, kodėl ne. Bet tai turėjo dar senolis parką.
Turėjo senolis paraką, kur kėlė į kalną ir benzino kvapas pareina į saloną, nes ten karburatorius jau spėjo gal pilt pradeda, žinai, iš tos savo senatvės, kur techninė komisija ateina, klybina, taip, sėdinė, tai juda, žinai, nu, normalu, mašinai 40 keli metai. Ir ta prasme, aš jam sakau, žmogau, mūsų kartu amžius sudėjus tai mašinai tiek, tai ko tu nori, sakau, ta mašina vis tiek netraukia tiek, kad aš užsimuščiau, tai viskas yra gerai. Tai jo, bet ten buvo, nu, ta prasme, ten buvo tiesiog į trasą leido visus, ten buvo mėgėjiški tie važiavimai, tai man tas trakdėjus irgi iš tikrųjų įspūdį paliko, smagu važiuot, aišku, kaip visą laiką čirginiai ten klaidų gali pastebėti ir tikrai pastebėsi, kai važiuosi pats suprasi, apie ką ten visi dažniausiai diskutuoja, kuriuose bokšteliuose turėtų realiai būti ir kuriuose, žinai, geriau nesidėtų ten kiekvienam. Bet labai smagi patirtis, o pakeliauti su mašina man irgi visą laiką patinka, tik tai kartais tie projektai, kurie kūra ryja per daug, nelabai galimybės leidžia, žinai. Tai... Nu, tas jau. Plauti auto rankomis ar laukti lietaus? Visą laiką plauti rankom. Man nežinau, man aplamai patinka pačiam plauti mašiną. Plaut, šluostytis mašiną, nežinau, čia yra mano... Čia vyrų dalyks toks, žinai. Čia toks, nu, pavyzdžiui, man patinka ta mašina plaut. Kur, žinai, ta prasme, daug kas dabar žvengia, kad ten važiuoja į susitikimą jau vėluoja, bet vis tai reikia mašiną nusiskalauti. Nu, tai man, pavyzdžiui, man patinka tas. Ir tiesiog šeštadienį gražus oras sėdite. Man gal mašiną nusiplauti. Nėra ką veikti, man bus sukam, mašiną nusiplausi, gal ką sutiksi, žinai. Jo, greitai. Švarus salonas ar švarus ratai? Švarus ratai. Salonas, žinai, nieks nemato. Būti kalėjime metus laiko ar visą likusį gyvenimą vairuoti elektromobilį? Kalėjime. Į kalėjimą. Į kalėjimą. Ne, elektromobiliai, nu, ne mano stichija. Aš jau esu paskaičiavęs, kad, tarkim, aš greičiau užsilenksiu, negu elektromobilis ateis pas mane. Tai man tas tinka, o toliau jau, nu, ta prasme, savo vaiką jau užjaučia, jeigu jai nu, ja, tas mūsų dar gal kartai kažkaip... Aš manau, kad mes dar išlaviruosim, nes šiai dienai dar vis gamina benzininių mašinų. Nu, bent jau tų hibridų. Nu, tai hibridas, nu... Aš galiu pasakyti, kad aš yra tekę ir su tam Teslom važiuoti ir panašiai. Ir reikėjo klientui nuvaryti į Vilnių. Mersas buvo QAS, mažesnis tas toks, žinai, elektromobilis. Čia parsivariau, viską pasikrovau, žinai, čia ofise, čia jau pasiruošiau važiuoti. Rodo, range rodo 300 ar 5 kilometrų, žinai. Ką, šokom su Monika, karočią, pasileidom į Vilnių, žinai, ten, karočią, žvengiam, kažką važiuojam. Aš žiūriu, kad man prie Kauno jau rodo 100, man atrodo, rodė kilų, kad lygiai yra. Nes tu nevažiavai 90 km per valandą greičiu? Tai ir kas juokingiausia, kai po to stovėjom dar, nes, aišku, tai, meluoju, prie Kauno rodė 30. Kad aš jau viskas galvoju, nu, ta prasme, nebedatrauksiu aš Vilniaus. Ir dar, aišku, pataikėm ant ne fast charge, o ant paprasto to. Pusantros valandos sėdėjom tiesiog parkingė, žinai. Lietus lyja, niekur nenueisi, žinai. Pasikrovau ir tada nuvažiavom į Vilnių. Ir tada tik tai grįžtant, tada aš galvoju, Monikai, sakau, tu atkreipiai dėmesį, sakau, kad kai mes važiavom, nes mes dar žvengiam. Aš važiuoju ten 102 kažkas tokia, 110, žinai. Vieną Teslą aplenkim, antrą Teslą aplenkim. Nu, turiu omeny autostradai, žinai. Škoda tas EV kažkoks ten tas naus, kur yra irgi. Ir visi velkas. Ir aš dar žvengiu iš jų. O paskui stovi, žinai. O po to jie žvengia iš tavęs, kad jie namus pasieks. Kaune krauna. Nu ir po to momentą aš supratau, kad ne. Nu, ta prasme. Antras dalykas, gal pradėkime nuo to, kad elektromobiliai, pas mus nėra tos sistemos padaryta, tarkim, žiūrėk, kaip Danija juos labiau vertina vien dėl to, kad, tarkim, jie turi opciją mėnesinis abonementas mašinos krovimui. Tu moki fiksuotą sumą, aš dabar bijau sumeluoti, kažkas, kaip pasakojo, ar 130 eurų į mėnesį. Tai čia nėra daug. Ir, ta prasme, tu gali krautis visos statelės.
O čia Klaipėdai dabar buvo iš pradžių, kol elektromobiliai buvo taip sausau, buvo galėjai krauti nemokamai. Čia mieste, prie Delfino, man atrodo, turgaus ten gračia. O po to, po kažkiek laiko atvažiavau krauti Tesla, man atrodo. O, daug pinigų. Karočią, jeigu nori krauti mašiną, žinai. Taip, ir važiuok ant 90, tai dabar iš kitos pusės paėmus, tarkim, pas mane dėlis 2 litrų dizeliukas, tai ar buvo tau verta sutaupyti 20 eurų ir sėdėti, nors už elektrą spėjau irgi mokėjai. Tai mokėjau, aš ten ir Kaunės, kai tik aš pakrovau ir man gan nepigiai gavos, nes pilnai pakrautą mašiną vėl, ar 3 eurų kažkas. Tokia kažkas. Tai man su dizeliu vieną apsieną važiuoja 20. Tai aš būčiau į Betmenų spilį, aš nebūčiau stojęs nieko. Jo, tai ta prasme, tai va, čia geras klausimas. Sakau, aš pamačiau, pajutau dar savo kailių, tas kas yra tiesiog sėdėti mašinai ir kur tu žinai, sėdi mašinai, ką tu veiksi, kaip visi dabartiniai žmonės. Ragelį, žinai. Ragelis kraunas lauk, įkiši mašiną, lėčiau krauna. Tada gaunas toks užburtas ratas. O tau reikėjo atskiro pakrovėlio, dar vieną statelę pasijungti. Telefoną, žinai, iš tą. Nu, karočią. Aš ganėtinai prieš. Ir šiaip bandžiau ir tą dual motors, tą Tesla, pusę dienos linksmo. Tas... Nu, bet nesakyk, tarkim, tą hybridą, kokį Koenigsegg. Ne, aš esu žiūrėjęs jų apžvalgų, ta prasme, ta prasme, čia aš nekalbu apie įpirkimą, čia ne mums žemė, ta prasme, žemė žmogeliam, apie tokias mašinas svajot, bet ta prasme, pabandyti va tokį, aš tikrai norėčiau. Ne, pabandyti jo, viską. Ir šiaip hybridas yra visiškai kita, bet, pavyzdžiui, elektromobilis dabar, jis, visiškai tas toks, tu neturi kitos opcijos. Todėl, kad supranti, šiais laikais, man atrodo, tie patys gamintojai pažiūrėk ir tas pats BMW nusivažiuoja, taip sakyčiau, su kokybė, ten viskas trapu, viskas lūžta ir panašiai pažiūrėk. Šiandien vairavau tą... Smulkus eismo įvykiai ir tą mašiną ten... Šiandien pirmą vairavau, pitaką tą naują. Gražus. Jis labai gražus, jis man gražus vien dėl to, kad Batmaną primena, nes priekinės lempas eina ant sparnų. Na, žinai, tipo toks. Bet šiaip ten vienas toks žmogus M5 turėjo shipments toks youtuberis ir sakė, kad kieta labai, žinai. Ir šiandien pavažiavau, aišku, ten ne M-kė, ten 2 litrai, žinai, bet pats tas jausmas, žinai, labai ganėtinai kietos mašinos, žinai. Čia priklausoma tai daug kas. Aišku, jeigu... Važiuoklė, gal ten kokiam sportą, žinai. Plius, jeigu būtų ten komplektacija, gal kažkokia mandresnė, gal ten, žinai, gali... Bet šiaip pati kaip mašina man labai patiko. Taip, bet kas liečia visą tą tokį, žinai, tą panelės, tas, anas, Nes, pažiūrėk, šiai dienai mašinų industrija irgi prasidėjus lygiai taip pat yra, kad jie gamina šios dienos prekį. Niekas nebedaro mašinų ilgam laikui. Šiaip iš tikrųjų visi daro tam, kad garantinę atlaikytų. Taip, ir ne tik tai. Ir ta prasme, kiekvienas dalis minkštas plastikas, greit lūžtantis ir panašiai vien dėl to, kad tau reikės to ateisi, tu pirksi detalės. Klausimas, dar geras klausimas, žinai, ar pats mašinas pardavimas yra tiek pelningas, kiek yra pelninga detalių prekyba. Nes pasižiūrėjus į detalių kainas kartais, tai ta prasme, už keistų formų plastikus labai paprastus, tu sumoki labai didelis pinigus. Tai... Tas taip. Ta prasme, čia... Nusivažiuoja, realiai. Kad ir dėkim ten, pavyzdžiui, nors, pavyzdžiui, kaip variantas, buvo galimybė su klientą X7 pasivažinėti. Blemba, ten jau, žinai, viskas ten... Normalu, tu turi klasę palaikyti mašiną, kuri kainuoja 100. Aptraukta, apibūta, žinai, viskas. Tu įlipęs, nėra to jausmo, žinai, tokiais ekonominės klasės visiškai, žinai. Bet, pavyzdžiui, iš kitos pusės, Gieškė, G1 pirms, tai ten, tipo, vis tiek verslo klasė, jau ne trojkė. Tai turėtų irgi būti kaip normaliai, žinai. Pažiūrėk, G klasę, tarkim, aš pats turiu G31, tai basic aparatūra. Bet čia kaip tik žvengiau,
Tai sakau, toks jausmas, kad BMW yra padaręs tai basic aparatūrą, žinai. Ai, tu nenori pirkti Harmano? Nu tai turėk dabar, karoči, suprasi, už ką mes prašėm šitais pinigų. Nes, ta prasme, basic aparatūra yra iki tiek baisi ir iki tiek tyli, kad maksimaliai garsą atsisukęs mes galim va taip šnekėti tą mašiną. Tai, ta prasme, grinai kaip padarė nuobaudą. Ai, nenorėjai įdėti Harmaną, ne, seniukai? Nu tai dabar... Čia kaip tas, kur sakė, kad subscriptions bus, karoči, šildomam sėdenėm. Tai subscriptionas nesėdenėm, bet, pavyzdžiui, netgi Gieškėgi turi jau subscription, šiokių tokių, atnaujinimam ir visą kitą. Ne į gerą pusę einam. Aš sakau, senas mašinas reikia savo. Real time, jeigu nori išsipirkti per programėlę, jo, tu jau dabar šiai dieną... O vat grįžtant prie elektromobilių, dabar... Buvo vienas įvykis, kur žmogus sudegė po avarijos Tesloj, man atrodo, nes negalėjo, karoči, atsijungė elektrą ir žmonės pribėgė traukti žmogaus lauką, karoči, negalėjo durų atidaryti, nes dinga... durys nėra mechaninės. Jo, dinga elektra, karoči, ir viskas. Ir, karoči, dabar prieš porą dienų dar išmetė Xiomis, taigi yra pradėjęs mašinas gaminti, man atrodo, jeigu neklysiu, man atrodo Xiomis. Ir, karoči, Xiomi, karoči, netgi vidosiks yra, kur autostradui ten Amerikoje, karoči, išsitaškė. Ir, karoči, žmonės ten, tos duris plėš lauk, nu ir neina jo atidaryti, karoči, neveikia nieks. Ten, aišku, stiklą banda, žinai, išdaužti, karoči, bet, nu, nebespėja žmogus sudegė, žinai. Bet... Jo, nu žiūrėk, gerai, kaip tu... Ir dabar, tipo, spręs tą klausimą kažkokį, žinai. Kaip tu įvardintum, pavyzdžiui, to elementariai Cybertruck vairavimo sistemą, kur tu realiai fizinio kontakto su vairu normaliai su ratais net neturi. Jo. Nėra vairo kolonėlės, yra 3 davikliai, daviklis ir 2 varikliukai, kurie atsakingi už tavo gyvybę. Skamba kažkaip neplanas. Bet aš jį mačiau Baltijos prospekte ant raliuko, tą Cybertruck. Nu, bet įdomiai atrodo, ką tu dar tas sakyk, labai įdomiai atrodo. Gal jis įdomiai atrodo, bet... Apskritai žiūrint... Dar pradėkim nuo to, kad žinant mūsų pirikupus, kurie nupirks daužtą ir jį surinks. Tai klausimas, kiek tas varikliukas iš vis veiks. Tas tai faktas. Tu tikrai norėtum atsisėdęs tą mašiną prisivažiuoti. Tas tai faktas, bet aš turiu omeny apskritai kaip mašinos, kaip pačios įvaizdis, ypač kai jis įstovi, žinai, ir aplinkui važiuoja pilka masė, žinai, ir nu toks visiškai kaip jis. Na, aš gyvai jo nesu matęs, bet man bent jau nuotraukas didelis, atrodo, labai didelis. Atrodo, kad labai daug lygių skardos lakštų rado. Taip eina. Čia taip pat, kaip aš 4 klasėje pieždavau mašiną. Taip pat vienas prie vienas. Turiu... Esi matęs, kur apdailas jų tiesiog paima atlupą ir ten viskas ant klijų sukliuota? Jo. Tai, pavyzdžiui, tos trečiukai, ne trečiukai, tos užkrito dabar. Ta Model 3, man atrodo, ir yra. Nu, nesvarbu. Tai ten kokybės, salons odinis, bet aš tau odą... Pavyzdžiui, žinai, simaka oda, pavyzdžiui, kokia ten dar kažką, žinai. Nu, ten dermantins, karočiai, iki negalėjimą. Tu jo net išvalyti negali. Tik už Volvo tą patį. Kada Volvo gamina normalius salonus? Bet buvo tuose... Nebuvo. Kiekvieną Volvo paimk, nuvažiuok 20 metų senumo, kiekvienai Volvo yra atsilupus, sutrakinėjus odą, atsilupę gabaliukais, krenta žemėn ir panašiai. Jo, tai prasme, nušlykštų salonai ganėtinai. Ir apskritai visos plasmasės, viskas, karočiai. Nu, surinkimo kokybė yra baisi. Bet už to greitą gamybą geri pinigai. Nu, iš matematiką kitą dabar žiūri, žinai. Iš to, jo. Nu, čia diskutuoti, žinai, gali daug apie tą. Paskutinis iš tų trumpų klausimų, tai garažas su vienu tobulu auto ar garažas su keliais įdomiais, bet ne pilnai baigtais projektais? Nu, tipo, vienas tobuls ar daug tokių, žinai, kur čia dar reikia padaryti čia. Geriau daug nesąmonių. Daugiau veiklos. Jo, ta prasme, bent jau, žinai, sėdi vakarė 8 vakaro, ta prasme, ir tu galvoji, ką veikti. Tu žinai, kad tu gali nueiti ir į garažą. Tai va, aš renkuosi tą variantą. Visai skamba kaip planas. Kaip mačiau, buvo Reelsas, tipo atvarė į garažą ir tipo kažkaip ten parašyta, kai sakai, kad išvažiuoji, tipo, dirbti garažą, žinai. Ar ten žmonai, ar kažką. Ir atvarė tie metaliniai tokie garažiukai, žinai.
viską atsidarė, viską čia, tipo, kažkaip įsijungė šildymą čia tą, na, kapots jau buvo atidaryti, žinai. Taip atsidarė, stovi. Cigaretė prisidegė, žinai. Tai pas tave. Žinai, tas. Ir taip atsirėmės pas tave. Ir tipo laik suka, žinai. Ir pozas keičias pas tave. Bum, viską išjungi išvarėjau. Bet būdavo, būdavo, kai tu atvažiuoji į garažą, tu žinai, kad tau reikia daryti tą mašiną. Toks, ne, šiandien ne ta diena. Jo, būdavo, kad aš, kai 38 čia Upelio gatvėje tuose dvigubose garažuose, kai reikėdavo šveisti, atvažiuoji toks po darbą, dar atvažiuoji, sėdi, į Statoilą kavą pasiemi, žinai, parūkai, išgeri kavą. Duris uždarai, bum, kur geriau būtum, geriau 10 kartų kavos nepirkęs ir nusipirkęs mašinėlę, ne? Realiai. Ja, buvo, ką rankom darėm, atsimenu, aš irgi boomerį tuo pačiu metu dariau žmonai, tai atsimenu tada irgi rankom, o jie duobių kiek liko, kiek ten pūlikas už 7 eurus berats, tas iš senukų, kur nudažytų tą mašiną, ne pačiu geriausiu būdu, bet jinai vienos spalvos atrodo kaip ir plius minus, okei. Tai būdavo. Lin sako, aš tai sako, moldingus sako, durų sako, naikinsiu, sako. Nes pas mane ketvirto buvo naikinti moldingai. Nes šiaip iš tikrųjų esmė yra tame, kad su moldingais problema ten yra, ta prasme, vienas dalykas nesilaiko, kitas dalykas, karočiui, už jų. Šiai dienai žiūrint, ne. Dabar kaip pagalvoji, tai ne. Ne. Bet nebuvo protinga modifikacija. Bet ir ten rudydavo tos vietos. Nebūdavo. Nu, ta prasme, jeigu ten pagavo, žodžiu, okei, tu ten nusėmė moldingą, išsivalėjai užsidažytą tarpuką. Bet, kam esmė, jisai sako, aš naikinsiu moldingus. Pradėjau aš ruošti boomerį. Vazę naikinsiu ir aš moldingus. Ką aš eisiu atsilikti? Nu, dėl to, aš prilyginau, dabar kas nors pamatyti, jis jau išvažiavo su nelygiais. Nes iš rankas nėra lengva atitaikyti. Ne, iš rankas tai čia yra išvižiauru, bet esmė tame, nu žiūrėk. Tada, kai aš tą boomerį dariau, ten biudžeto iš vis nebuvo. Aš dariau 2 projektus. Ta prasme, pas mane buvo 34, kuris ryja ten kibirais, ta prasme, ten dujas įsidėjęs, aš miestę pildavau, būdavo su savo važiavimu po 30 litrų. Tai apie ką mes šnekam, ten dujų balionas 42 degaliniai, ten jau mano vardą žinodavo, kas antrą dieną užėjus. Ir tu renki boomerį dar lygiai, tokį patį gryną benzą 4x4, tai longą. Ir iš kokių šašų tu pirksi tos moldingus, ten vienas moldingas BMW centre, ten 60 eurų. Sudėkim aplinkui, spėjo 8 moldingiukai, nu ta prasme, rimtai, aš mašiną nusidažau už tą šaibės. Tai vat, aš dėl ko ir sakau, kad neįsivelkite tos, darykit belenkokias nesąmonės, kaip jum piešęs. Ir, ta prasme, neįsivelkit per daug, kur negalit išstinėti. Tai dabar... Bet, nu žiūrėk, užpakliavai moldingus, jeigu labai norėtum, jeigu tu ten neprivyrinai, nepridirbai, taigi pasiėmė tą dratinį šepetį, išveitė į viską lauką. Pas mane nelabai pais, nes aš ten stiklaudinę dar prišau. Nesvarbu, išveistum. Išveistum ir ganėtinai, dabar žiūrint, išveistum ganėtinai lengvai, bet vėl tada pradėkim nuo to, ar nori pirkti iškrastas moldingas. Nes dabar jaučiu nebe šiam eurų kainą. Nes dėvėtų, geras klausimas, ar susirankėtum. Ne, be šans. O žinai, dar su dėvėtais, be nes ten... Taip galai atvipė. Jo, ten kas gražiai neišiminėjo, ten visus nuo langų, jie lankstas, ten metalas. Žodžiu, priešveisiu dabar, kai priešveisiu, su mašinėlė jau. Sakė ten Mikutis, kad žino būdų, kaip padaryti, kad nesukristų tą špaklis. Žinai, kiekvienas projektas čia palei kainą ir palei fantaziją. Ta prasme, aš irgi sakiau, norėčiau dar projekto kokios nesąmonės, kur negaila būtų, kur sugalvojai ten 10 kartų tą spalvą pakeitėjai, kur, nu, ta prasme, tokie projektai irgi yra įdomus. Faktas. Štunkė, pavyzdžiui, tas projektas, kur, nu, tu negali sau leisti tokios prabangos ant jo, žinai, ta prasme, ten testuotis ir gadintos mašinos nesinori. O
Norėtus kokį, va, ten, kad ir kaip pavyzdys, ten 3-6, 6 pasiėmus, su tokiam nesąmonėm vėl užsimti. Kodėl ne? Aš apie aštuntuką pakalbėsim, kai kitą kartą jau kai bus padaręs. Kažkada ateityje. Jo, po tų 5 metų. O dabar, kaip sakant, kadangi jau kraunas kamerą lauk, kiek suprantu iš kameristo, tai palinkėjimą žiūrovam, ką palinkėtum hebrai, automanam, su projektais, ką palinkėtum. Ką palinkėčiau automanam su projektais, nenustokit daryti klasikos projektų. Nedarykit gėškių ir refkių. Nedarykit gėškių ir refkių, nedarykit naujų mašinų, darykit, saugokit, darykit tas pačias senas mašinas, nesvarbu, kaip fantazija piešia, taip ir darykit. Tai prasme, kiekvieną mašiną vertinkite palei savo biudžetą ir darykit, kaip jūs sugebat. Kiekvienas projektas yra savotiškai gražus. Ar ją tu paliksi kaip originalą, ar tu ją darysi driftinę, nesvarbu, kokiam stiliui tu ją darysi, ar tu davėsi kampus, ar nedavėsi, ar tavo lempos sukrytė, niekam labai įdomu nebus. Nori, neturi biudžeto, dėk kinetiškus ratus už 300 eurų iš marketplace ir ta mašina vis tiek važiuos. Ir netgi 5 bėgis taip pat įsijungs, tai kaip ir problemos nėra. Tai vienintelis didžiausias minusas jo, kai tu perki ratus ten džerus, kaip pas mane irgi yra buvę tokių gyvenimo klaidų, už brangiai ir po to tu tiesiog pusę pinigų išmeti šiukšlynį. Tai čia yra didžiausias minusas. Jeigu tu ten perki kiniečius pigiausius, gerai prarasi porą šimtų eurų, bet ta mašina atrodė sezoną gražiai. Tai... Faktas. Taip, kad darykit, nemegokit. Jo, darykit projektus, bet darykit kiekvienas palei savo biudžetą. Jeigu neturi biudžeto, važiuok su rudysiu, bet svarbu sužemintų ir viskas atrodys normaliai. Tai šiam kartu tiek, susitiksim kitos kartkestuose. Iki. Linkėjimai.